Sveiki atvykę į mūsų stand-up. ADHD klubas in the air. Gerai, susijim. Neužsigavai, viskas gerai. Kokia čia etiketė? Ko čia koinės? Netrukdo, nejauti tu čia nieko. Nes atsparumas nesidaro iš trauminių patirčių. Ir sako, žinai, aš tą patį patyriau. Žinai, galim padaryti taip ir tau tas padės. Tikėtina, kad tas vaikas galės būti savim. Tai dėl to ADHD žmonės, ar tai neuroįvairovės žmonės daug greičiau perdega. ADHD stresas yra variklis, jisai duoda adrenalino. O plus, jeigu nejauti normaliai tu jo. Bet jeigu mes čia dabar viską pašalinsim toj mokykloj, tai mes neruošiam vaikų gyvenimui. Šiaip tai mokykla nelabai ruošia gyvenimui. Neuroskirtingos šeimos, kreipiuosi į jūs. Ieškote erdvės, kur galite būti saugiai, nekritikuojami. Ieškote erdvės savo vaikam pabūti savimi, kai ką jums turiu. Ateikit. Odli erdvė Kaune. Čia vyksta įvairūs užsiėmimai. Čia galite tiesiog atvykti ir pabūti. Galite leisti savo vaikam būti nekritikuojamiems. Patys galite surasti draugų ir pabūti bendrystėje. Tai dar ne viskas. Ateikit čia. Ten yra erdvė tėvam, o čia yra erdvė vaikams. Ateik parodysiu, kas čia gero. Čia yra namelis, kuriame gali pasislėpti, kai pasaulis atrodo per triukšmingas ir per šviesus. Ten yra tylu ir jauku. O gal tau kartais patinka slėptis? Junkitės prie bendruomenės. Visą informaciją rasite socialiniuose tinkluose. Sveiki visi ADHD klubo stebėtojai, mylėtojai ir palaikytojai. Kaip visada ADHD klubas kalbina specialistus arba žmonės turinčius ADHD ir kalbame apie tai, kas yra svarbu turint ADHD, kad galėtume labiau tai suprasti. Ir šiandien kalbėsim labiau ir apie tai, kas gali padėti turint ADHD. Be galo džiaugiuosi šiandien sulaukusi pašnekovės Giedrės Sasnauskienės, tai yra ergoterapeutė, TBRI praktikė. Visada yra be galo malonu jos klausytis. Tikiuosi, turėsime tiek laiko, kiek turime apie ką pasikalbėti. Kaune konferencijos metu esame pasižadėję su Giedre mūsų duetą stand-upą. Taigi šiandienos mūsų stand-upas, Giedrė. Tai, labas Giedrė. Labas ir. Be galo gera tave čia turėti matyti. Turiu savo užrašus, kaip visada, kurių galbūt nematysiu, bet jausiuos saugiau. Noriu pakalbėti apie sensoriką, apie TBRI. Labai dažnai girdžiu tave kalbant susireguliuoti, savireguliaciją, sensoriką ir panašius dalykus. Tema yra be galo plati, tai pabandom šiandieną gal labiau orientuotis į tai, kas gali padėti mum, turintiem ADHD, toje kasdienybėje, toje sensorikos jūroje. Tikrai jūroje. Net nežinau, aišku, nuo ko tiksliai pradėti, bet kadangi žinau, kad taip noriu žinoti, kas tas TBRI, ar ne, tai gal tada toks teorinis įvadas, įžanga apie tai, kad TBRI tai yra pasitikėjimų grįsta santykių intervencija. Pirminė idėja buvo sukurta dirbti su vaikais, kurie yra patyrę trauminės patirtis, kurie yra gatvės vaikai, kur yra palikti, apleisti ir turi labai daug tokio išgyvenamumo galbūt savo kūne arba adaptacinių mechanizmų, kas šitoj vietoj, kaip ir sakai, labai siejasi su ADHD, nes ADHD žmonės turi daug tokių irgi prisitaikymo, adaptacijos ir TBRI turi 3 pagrindinius principus. Tai yra ryšio kūrimas, ar ne, nes mes žmonės šiaip ar taip esam sukurti santykiui ne kažkam kitam. Antras yra įgalinimas, įgalinimo principai, tai reiškia, kaip yra svarbu įgalinti save. Pirmiausia, ar ne, kad aš suprantu, kaip veikia mano kūnas, ką jisai duoda ir kaip aš esu kažkokioje situacijoje ir įgalinti vaikus, jaunuolius veikti ir būti savim, ar ne, jaustis, kad aš esu autentiškas. Ir galiausiai
tinkamo elgesio palaikymo principai. Tai reiškia, mano tikslas yra turėti nuoseklius, pavadinkim, įrankius, tokias auklėjimo strategijas, kaip aš galiu reaguoti į netinkamą vaikų elgesį, kad mano vadinamas atsakas nesukeltų vaikui tokio, kaip aš noriu sakyti, gal labiau skaudulio, ar ne? Nes dažnai būna, kad mes iš mažo dalyko padarom katastrofą patys suaugę ir labai įdomi ir yra ta dalis, kad kai mes sumažinam savo reakcijas, reiškia, kai aš sumažinu taip, kaip aš reaguosiu į vaiko elgesį, gerėja ir jo elgesys. Tai tiesiog dabar jį labai yra apie tai, ar ne? Tokie įrankiai, visiškai praktiniai įrankiai, ką aš galiu daryti santykyje. Man tai skamba, kad tai tu mokysi dirbti su savim, kad galėtume eiti santykį su vaiku. Ir tame santykėje ne kažkaip taisai vaiką, o taisai savo reakcijas ir automatiškai keičiasi vaiko reakcija. Taip, ir iš tikrųjų čia labai dar pridėsiu, kadangi TBRI lietuviškai arba TBRI angliškai būtų, tai aš taikau jau gal kokie 6 metai ir aš labai mokiau visus tėvus, su kuriais dirbu. Tai yra autistiškų vaikų tėvai, ADHD vaikų tėvai ir tų pačių su traumom turinčių vaikų, ta prasme, ar tai globėjai, ar tai įtėviai būtų. Tai aš mokiau šitų principų ir jie patys labai pastebėjo, nes aš visą laiką akcentuodavau. Stebėkite, kas kyla jumyse prieš tą norą galbūt rėkti arba reaguoti. Ir aš visą laiką kviesdavau iššūkiui, kur visą laiką kviečiu tėvus, sakau, pabandykite rėkti ant savo vaiko, nusileidę iki jo akių lygio. Aha, neišeina. Ne, dėl to, kad tu nebeturi tiek... Pozicija keičiasi. Taip, keičiasi pozicija ir nebėra, ar ne, to, kad tave puolu, žinai, kad, nes logiška, kad vaikas dar labiau užsigąsta, kai aš esu aukščiau jo, ar ne, nes, kaip ir pavojingas tampi ir dar tu rėki, tai man švis baisu yra. Tai va, tai kai šitą iššūkį pasakau, tai jie pastebi, kad jo, nepavyksta rėkti. Bet čia reiškia ir suaugęs jaučiasi toje galios pozicijoje, būdamas iš aukščiau. Ne tik vaikas mato, bet tu dabar paminėjai, kad tu jau šituos metodus taikai tėvam, kuriuos konsultuoji tiek autistiškų, tiek ADHD vaikų. Tai šita metodika veikia ne tik su traumas patyrusiais vaikais, tai yra, sakykime, universali? Tai aš sakyčiau, visi tėvai galėtų mokytis, nepaisant to, ar jie turi vaikus su trauminiam patirtim, ar tai yra neuroįvairovė, tai nes kadangi, kaip ir paminėjai, pirmiausia, tu dirbi su savim. Pirmiausia, tu pats supranti savo patirtis ir kaip tos patirtis veikia tavo santykio kūrimą su savo vaiku, nes pats TBRI metodas labai gražiai neša žinutę apie tai, kad aš suaugęs žmogus esu atsakingas už santykio kūrimą, ne vaikas. Nes vaikas yra nebrandi nervų sistema. Tai reiškia, jis neturi tiek daug patirties, iš kur man dabar pasimti, patikėti savim, kad aš esu galingas kažkur, ne, kad aš turiu galios kažkokios. Jie jos neturi. Mes nešam galę, ar ne, ir arba aš tą galę manipuliuoju, ar ne, aš manipuliuoju, kaip aš tave, tarkim, auklėju, jeigu tu būtų mano vaikas, arba aš galiu dalintis gale, kas įgalina vaiką patirti, kad, aha, ir aš kažką galiu. Ne, ir aš galiu daryti sprendimus ir pasakyti, kaip jaučiuosi. Čia taip įdomi, gražiai skamba, šiaip tokie kaip baziniai psichologijos principai, ne, dalintis savo, nežinau, ir tą koreguliaciją tokia, ne, dalintis savo, bet kiek aš galvoju, kiek tėvai gali turėti žinių ir jų patirtis, kaip įtakoja šitą gebėjimą padėti vaikui, o ne formuoti iš tos galios pozicijos. Tai jeigu mes toliau dar žvelgiam iš tos TBRI perspektyvos, tai pirmas momentas, kad didžioji dalis tų tėvų, kurie, tarkim, eina mokytis šito metodo, tai jie patys turi tyrinėti savo prieraišumo istoriją. Tai reiškia, pavyzdžiui, aš kaip TBRI praktikė, aš turėjau suaugusiojo prieraišumo interviu. Tai mums čia buvo privaloma ir aš tada sužinojau, kokį aš turiu prieraišumą su savo mama, su savo tėčiu. Ir tada aš suprantu, kaip aš galiu reaguoti net ir kitus šiaip suaugusius žmonės, ne tik į savo vaiką, bet ir kitus žmonės. Ir kita vertus, kas be galo yra įdomu, kad mes, kaip, tarkim, einam to įgyjimo, vadinkim, kelioniai, nes jeigu mano santykis buvo sutrikdytas, tarkim, su mano mama, tai vienintelė gyjimo vieta yra santykis su kitu žmogum, dėl to, kad tai yra santykyje sutrikdymas, ne? Tai
Ir ką aš atradau ir ką ir Tiberai labai gražiai moko, kad tu gali įgyti saugų prieraišumą, reiškia, tu gali įgyti saugių elementų, kaip aš turėčiau veikti, funkcionuoti, būti ar ne, vat, pavyzdžiui, priimti pagalbą, suteikti pagalbą, dėrėtis dėl savo poreikių ir būti autentišku. Bet kada aš gyvenime patiriu didelę stresinę situacijas, pavyzdžiui, patiriu daug nerimo, ten tiesiog sudėtinga, aš visada sugrįšiu į savo pirminį prieraišumą. Tai reiškia, vat ką ir kalbam, tarkim, tėvystė ar ne, aš auginu vaikus, esu ten bele kiek daug dirbu, neturiu laiko pailsėti, atgauti savo resursų, tai aš sunkiai galiu būti koreguliatorium savo vaikui, nes aš neturiu iš ko jam duoti, tai aš nuolat rėkiu, nuolat galbūt jį puolu, bet tai yra mano problema, ne vaiko, kad aš taip jį reaguoju, ne? Tai reiškia, kad aš neatidirbu savo šitų patirčių ir tada perdodu tokias panašias patirtis vaikui. Ar yra būdų tas patirtis atidirbti? Ir kitas klausimas dar kartu, tu kalbėjai apie tą prieraišumo tipą, ne, čia pagal tą Bowlby teoriją. Ar jį galima pakeisti, nes kaip ir girdėjau tokį dalyką, bet kartu tu sakai, kad ir yra bazinis. Mes galim pakeisti bazinį prieraišumo tipą? Mes galim jį, kaip sakyt, dabar yra, jeigu kalbam apie vaikus, tai taip. Su jais daug lengviau yra tą padaryti. Yra amžiaus riba? Nėra amžiaus ribos, bet dabar Lietuvoje prieš, galvoju, dabar 3 metus kolegė viena atliko būtent mokslinį tyrimą apie Tiberai metodo pritaikymą vaikam būtent su trauminiam patirtim arba su elgesio ypatumais ir atrado, kad jų prieraišumas keičiasi. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu buvo vaikas ambivalentinio prieraišumo, ar ne, toks, kur, jie tokie labai... Čia sunkiausias yra tas? Ne, dezorganizuotas yra sunkiausias, bet jeigu buvo ambivalentiško, pasikeičia labiau įvengianti, pavyzdžiui. Bet ką pridėti prie tos tavo minties, kad, tarkim, aš pati turiu dezorganizuotą prieraišumą, reiškia patį blogiausią. Ir aš jau žinau tai, ir aš žinau, kada gali man kažkas kilti, ar ne, aš žinau savo triggerius. Dėl to ir yra svarbu žinoti savo istoriją, reiškia, aš žinau, ko aš galiu tikėtis, aš žinau, kokia gali būti mano reakcija ir aš tiesiog turiu turėti įrankius, ką aš su to galiu daryti. Tai, pavyzdžiui, man, kai būna, kaip čia pavadinti, tėvystėj meltdownas, gerai nesakys meltdown, nuvažiuoja stogas, aš sakau, nuvažiuoja stogas, tai aš stengiuosi, aš esu šitą išmokus iš vaikystės, tai išjungti emocijas. Ne, ir darai viską autopilotu tam, kad... Disasociacija tokia gaunasi? Tu naudoji disociaciją, jo, tokie darai... Čia tavo kūnas išmoko tą daryti? Mano kūnas tą išmoko daryti. Nes tu nesąmoningai tą darai. Taip, bet aš tą akimirką, kai atsijungiu, aš visada žinau, kad aš dabar tą darau ir tikėtina, kad darau dėl to, kad aš galiu sureaguoti netinkamai. Tai šiaip tai būti... Norėčiau pasiskolinti. Prašom. Aš tau rėkimo duosiu. Ačiū. Aš nemoku pykti, šitas irgi yra. Not good iš kitos pusės. Čia nėra gerai. Ta prasme, aš nejaučiu... Kas yra gero iš viso? Kas iš viso yra gera ir bloga? Kas yra normalu? Šiaip nėra normalu. Nieko nėra normalu. Tai reiškia nieko gero blogo. Viskas yra. Viskas yra kaip yra. Viskas yra tinkamai ir teisingai. Gerai, grįžtame iš stand-up'o. Viskas tipiška apie mane, apie tave. Apie mus kartu. Tai įrankiai. Tu sakei, tu gali pastebėti, kai tu disasocijuojas, tu jau gali sąmoningai tai žinot. Reiškia, TBRI gali tau padėti įsisamonti tavo patirtį ir reakcijas, ne? Jeigu aš žinau, kad yra kažkoks triggeris tėvystėje, aš galiu kažkaip sureaguoti, rėkti, disasocijuotis, tu tą kaip ir supranti ir gali kažką su tuo padaryti? Taip, tai pačiam Tiberai metode, kodėl apskritai man tas metodas toks patinkantis ir brangus, nes ten kalba daug apie žaismingumą. Tai reiškia, kad kadangi... Tu nori žaisti, kai nori rėkti? Ne, ta prasme, kai aš noriu rėkti, aš žinau, kad pats geriausias būdas padėti sureguliuoti, pavyzdžiui, save ir vaiką, nes iš tikrųjų veikia ir mane ir vaiką, tai yra žaismingas atsakas. Tai reiškia, pavyzdžiui, kai vaikas, pavyzdys čia pats primityviausias ar ne, vaikas nenori valytis dantų ir eiti miegot, tai aš pradedu reaguoti žaismingai. Kas čia nenori eiti valytis dantų ar ne? Ir ten pradedi šitaip daryti ir esmė tame, kad šitoj vietoj ir aš nurimstu, dėl to, kad žaismingumas mūsų visus, ta prasme... Išgelbės pasaulį. Aš gal sakyčiau, išgelbėtų pasaulį, jeigu visi daugiau taikytų žaismingumo, nes reguliuoja nervų sistemą, ta prasme, tave nuramina, sumažina kortizolio, streso ar ne hormonus ir čia jau moksliškai įrodyta. Bet aš esu girdėjus tokį dalyką, kad žmonės turintys ADHD, ypatingai tėvai turintys ADHD, neturi žaismingumo. Tas yra, man asmeniškai žaismingumo, aš šiaip
žaisminga, aš galiu ten bėgti Taip, per pievas pasileidus plaukus, bet va toj stresiniai situacijai aš negaliu perjungti žaismingumo. Tai va čia ir yra sąmoningumo lygis. Pasidalinsiu tik pavyzdžiui, ką aš darau, kai man būna labai sunku reaguoti į netinkamą vaikų elgesį, nes ne tik į savo vaiko asmeninį elgesį, bet kartu ir į tų vaikų, su kuriais dirbu, nes iš tikrųjų ten būna. Ir visada keliu 3 klausimus. Ar tai yra apie mane, ar tai yra apie vaiką, ar tai yra apie dar kažką, ar ne? Ar tai yra apie aplinką, galbūt turi įtakos tam, galbūt aš esu tiesiog pavargus, aš gal pamiršau šiandien pavalgyti, gal aš vandens negėriau, ar ne, tada žiūrim į vaiką ir galvoji, aha, 7 valanda vakaro, tikėtina, kad jis nerealiai yra pavargęs, ta prasme, mokykla, visi darbai. Tai logiška, kad aš taip pagalvojęs, bandydamas atsakyti tos klausimus, rasiu ir atsakymą ir tada mano reakcija arba atsakas jis keisis. Bet tu sąmoningai tada ieškai galbūt galimos priežasties netinkamą elgesio, ne? Savo, sakykime, savijautai, vaiko kažkokiam elgesiui. Tai čia, aišku, būtų labai vertinga šitą dalyką turėti kiekvienam suaugusiam mokytojui ir visiems, kas dirba su vaikais. Taip. Bet tas yra labai reta. Kada Taip. tai ateina, kaip tą padaryti, kaip tą... Čia, kai tik pradedi suprasti, kad gal reikia dirbti su savim ir savo patirtim. Su manim viskas gerai, ne? Apskritai, toks... žinai, kai pradedi keisti požiūrį į tai, kad vaikai niekada nesielgia specialiai. Pavyzdžiui, mokytojai dažnai sako, jis specialiai taip daro, nes jisai žino, kad tokiu būdu jis gaus dėmesio. Ne? Nes čia labai dažnas pasakymas. Bet aš sakau, žinokit, vaikai niekada nedaro specialiai. O žinot kodėl? Dėl to, kad specialiai gali daryti tik tada, kada tu turi labai daug išvystytų kognityvinių funkcijų, kurių šiaip vaikai neturi. Ir šiaip mes suaugę sudarom tobulas sąlygas vaikam elgtis taip, kaip jie elgiasi. Tai pavyzdžiui, kodėl vaikai išmoksta manipuliuoti? Dėl to, kad mes sudarėm tam sąlygas. Nes, tarkim, šeimoje, jeigu žiūri, tėtis auklėja vienaip, mama auklėja kitaip ir vaikas supranta, kad aš kažkaip galiu šitoj vietoj. Čia taip. Nes, tarkim, jeigu, čia dažna tendencija būna, mamos dažniau būna nuolaidesnės, aišku, yra mamų, kur yra griežtesnės, tėčiai nuolaidesni, čia tokia, man rodos, vos ne, jeigu darytum kokį šito tyrimą, didžioji dalis šeimų yra, vienas yra griežtas, o kitas nuolaidesnis ir vaikas žino, kad pas tą nuolaidesnį visą laiką eisiu prašyti, kai kažko labai noriu, nes tikėtina, kad man pasakys taip, bet čia ir yra gražu tai, kad kai yra, šeima, yra tėvai, jie privalo taikyti tokį patį auklėjimo būdą. Tai, pavyzdžiui, dėl to ir sakau, Tiberai yra fainai, jeigu kartu abu eina mokytis, tada jie tą patį gali taikyti. Lygiai tą patį. Ir tada vaikas žino, kad nebėra to lango, kad aš kažkuo galiu pamanipuliuoti, nes jų reakcija ar atsakas bus lygiai tas pats. Tai jeigu tai būtų. Aš tai sakau, kad mes, jeigu sako, kad vaikas manipuliuoja, aš tai sakau, iš ko jis išmoko. Nes jisai, jisai tik matydamas gali. Iš tų sąlygų, kurios buvo sudarytos ir išmoko. Pavyzdžiui, kodėl vaikai užaugę, tarkim, labai sudėtingose šeimose, kur buvo alkoholizmas, ten buvo, nežinau, dar kažkokių baisių dalykų, ar nesmurtas ir dar kažkas, jie išmoksta trianguliaciją daryti, ar ne? Tai reiškia, aš labai sėkmingai galiu supriešinti kitus, kad likčiau pats saugus. Ne? Tai kaip ir gali pavadinti kaip manipulacijos formą, bet vaikai su dezorganizuotu prieraišumu, aš tai mokėjau daryti, supriešina tėvus, kad jisai liktų saugus. Tu save saugai taip? Taip. Bet netgi nesąmoningai, ne? Čia nesąmoningai. Ir šitą, kodėl, ir kalbėjau apie tą prieraišumą ir kad tu grįžti į tą pirminį prieraišumą, tavo reakcijos, tai nes man pačiai taip atsitiko, kur aš nesąmoningai supriešinau kolegą su vadove. Ir man buvo, Bet tu dabar pagauni tokius dalykus? Aš dabar tą pagaunu ir kai po kurio laiko supratau, kad aš tai padariau, aš aišku su vadove apie tai pasikalbėjau. Pirmą kartą apie šitą dalyką girdžiu. Man aš prisimeniau, kaip sako, kad kūdikis verkia, tai manipuliuoja, kad gautų dėmesio. Ir aš sakau, tai mes negalim duoti jam dėmesio, kur problema yra paimti. Čia ir daug kalbam apie tą dabar reguliaciją, galim pereiti, ar ne? Tai reiškia, mes taip esam sukurti, kad pirmiausia, mes privalom būti priklausomi nuo kažko. Ar ne? Tai reiškia, kad kai kūdikis gimsta, pirmiausia, kas jam svarbu, tai yra išorinė reguliacija, nes jisai gimsta su labai nebrandžia nervų sistema. Tai reiškia, jo vienintelis
vienintelis, kaip čia, reguliacijos būdas yra verkimu, iš esmės savo balsu pasakyti, ei, aš čia, padėkit man, ar ne, nes jis negali dar suprasti, kas vyksta su jo kūnu ir negali pasakyti, žinot, aš prisidariau į sauskelnes ir man reikėtų, kad jūs jas pakeistumėt. Arba man baisu. Arba man baisu, kažko išsigandau, arba noriu valgyti, nes jis tik pajunta diskomfortą savo kūne ir čia irgi yra moksliškai dar kas įrodyta, kad mamos iš vaiko verkimo žino, koks yra poreikis. Dėl to, kad tai ir yra vaikas, verkimas yra jo balsas. Čia vaikas taip mokosi pasakyti, kad ei, padėkit man, ar ne? Ir tada, kai tėtis, mama ateina atliepia poreikį, 1000 kartų, ne vieną ir ne 2, tik tokiu būdu vaikas išmoksta, kad šitam pasaulyje yra žmonių, kuriais galiu pasitikėti. Tada prasideda koreguliacija. Kai vaikas pradeda judėti jau labiau, ar ne, tai reiškia ropoja, jau pradeda stotis, tada atsiranda po truputį koreguliacija, kur jau vaikas kartais ir pats gali ir jau suvaldyti savo, ar ne, kažkokias reakcijas, bet čia priklausys nuo jau skirtingų sensorinių profilių, nes vienam reikės ilgesnės koreguliacijos, kitam, šiaip visiems reikia iki gyvenimo pabaigos koreguliacijos, jeigu jau taip, bet tiesiog kartais mes patys gebam, išbūti, susivaldyti jau pakankamai anksti, bet jeigu žiūrim į visą, trauminių patirčių, neuroįvairovės kontekstą, visada reikės daug ilgiau, negu rašo kažkokio literatūrai, kaip sako, 7 metų vaikas turėtų gebėti reguliuotis pats. Taip yra sakoma, ar ne? Nes šiaip nuo 7 metų jau labiau pradeda veikti prefrontalinė smegenų žievė, kuri atsakinga už tą jau sprendimų priėmimą, kur aš jau truputį galiu suprasti, kad, žinai, mane erzina garsas ir aš atsitrauksiu nuo garso. Jau jie pradeda. Bet pati pradžia, realiai tai nelabai. Dažniausiai nuo 7 metų jau daugiau negu 7% vaikai galėtų tą padaryti, bet jeigu yra neuroįvairovė, jeigu yra trauminės patirtis, mes negalim to tikėtis. Ta prasme, mes galime tikėtis. Tai veikia smegenis, tai veikia tą gebėjimą. Taip. Ta prasme, ypač, tarkim, žinom, kad ADHD ir autizmas, jie nustatomi vis tiek pakankamai vėlai, ar ne, kada anksčiausiai nuo 3 metų. Autizmą galima 1,5 metų įtarti, jau yra tam tikri ženklai, ADHD jau tik tai vėliau. Tai ADHD dar vėliau, ar ne, tai bet 1,5 metų vaikas, ar ne, kaip sakyti, tėvam pasakys, jūsų vaikas galimai yra autistiškas ar ne, bet ar kažkas suteikia įrankius, o ką toliau su tuo daryti ar ne, ta prasme, tai kokie jo yra sensoriniai poreikiai. Aišku, tėvai yra geriausi sensoriniai detektyvai, čia net be klausimo, ar ne, aš negaliu tokia būti gera kaip tėvai, kurie augina savo vaiką, bet ką su tuo daryti, kaip aplinką kurti, ta prasme, ką daryti, ar čia dabar man jį, kaip tenai sako, dabar patalpinti vis tiek į kažkokią erdvę, kur gautų kaip įmanoma daugiau sensorinių dirgiklių, nes pripratinti reikia, ar ką daryti, ar ne, tai nėra to didelio mokymo apie tai kol kas. Man atrodo, mes iš vis nelabai suprantam, kas yra ta sensorika. Ta prasme, mes suaugę nežinom, kad tie visi sensoriniai dirgikliai kažkaip mus įtakoja. Tai čia ta pati pradžia. Tu kalbėjai apie sensorinį profilį. Su juo yra gimstama? Taip. Gimstama. Taip. Jisai gali su laiku augant kisti priklausomai nuo neuroįvairovės, nuo traumos, nuo aplinkos, Taip. Nuo tėvų. Taip. Jis yra kintantis dalykas. Taip? Sensorika, sensorinis profilis, mes dar vadinam, arba tai yra sensoriniai poreikiai, sensoriniai skirtumai, nes Anglijoje netgi neseniai ergoterapeutai išleido tokį, į viešumą tokią žinutę, kad tai nėra sensorikos sutrikimai. Čia labai svarbu tą paminėti, kad tai yra tai, kas aš esu iš esmės. Ir, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje raidos centrai atlieka sensorinius profilius, tai prisiminkim, kad tai nėra sutrikimų kratinys. Tai yra sensorinis profilis, sako, kokia yra tavo sensorinė moduliacija. Informacija apie tave. Informacija apie tave reiškia, kaip tu išbūni šitam pasaulyje. Nes jeigu ten gilinės sensoriką, tai yra pirmas dalykas sensorinė registracija, ar ne, kaip aš registruoju pojūčius. Tai reiškia, vieni žmonės labai greitai išgirsta kažką, pavyzdžiui, pastebi detalės, ten dar kažką. Kitiems žmonėms, nežinau, reikia, kad įvyktų didelis sprogimas, kad jie kažką sureaguotų iš viso. Ar ne? Tai čia tiesiog kaip skirtingai mes esam šitam pasaulyje. Žiūrint į vaikus, pažiūrėk, vienas vaikas iškart, ką, saldainį jau ištraukė, ne? Žinau, kurį, jau iš garso žinau. O kitas vaikas, ką sakei? Gali pakartoti. Tepęs nieko nemato. Jo, taip, dėl to, kad tai yra, kaip skirtingai mes priimam ir būnam šitam pasaulyje.
mes abi esam čia labai skirtingos, nu, visos smegenys yra labai skirtingos, nėra dviejų vienodų. Man čia ką kalbėti, tai yra apie ADHD, bet prie ko ir noris gal prisiliesti labiau, kad yra tas ADHD toksai nedėmesingas tipas, kuris pamatys kiekvieną, kur koks tam šito papirėlio paveikslėlis, o kitas nedėmesingas ADHD tipas, kur nieko nepamatys. Taigi išsiaiškinom tą sensoriką, jinai yra, kažkada minėjai, kad ir įgimta paveldima jinai yra, ne? Yra tikrai įrodyta, kad ten... Tai yra viena dalis, kad mes gimstam paveldėdami sensorinį tą atsaką į dirgiklius. Tai čia ir yra ta tendencija, kad, tarkim, jeigu, pavyzdžiui, mama turi ADHD, logiška, gali turėti ir vaikai, ar ne? Jeigu tai yra itin jautrus asmuo, tai vaikai lygiai taip pat gali būti itin jautrus, nes jie paveldė. Ir visa kita ateina su patirtim. Tai pavyzdžiui, jeigu, pavyzdys, tarkim, gimiai itin jautri šeimoje, kur visiškai yra nurašomi tavo tie jautrumai, neužsigavai, viskas gerai. Kokia čia etiketė, kokia koinės? Netrukdo, nejauti tu čia nieko. Nes mes ir sakom, tai, kad tu jauti, yra blogai. Čia nėra tiesos. Ir tu ką išmoksti, supranti, kad tavo kažkoks šitas pojūtis brokuotas, ar ne? Kad aš kažkoks netinkamas. Tu pradedi jį ignoruoti. Taip, ir pradedi ignoruoti, bet kita vertus tu ignoruoji, bet vis tiek tai tave dirgina, ar ne? Ir tu visada toks ir tampi, lyg esu, bet nesu, ar ne, toks kažkoks nesavas, negaliu būti autentiškas. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš esu, tas pats, ar ne, itin jautrus asmuo, gimiau į šeimą, kur mano mama supranta itin jautrumą, supranta mano poreikius ir sako, žinai, aš tą patį patyriau. Žinai, galim padaryti taip ir tau tas padės. Tikėtina, kad tas vaikas galės būti savim, ta prasme, ir galės būti autentišku ir galės daug lengviau išgyventi netgi ir kažkokius iššūkius tam pasaulį kylančius, dėl to, kad aš turiu žmogų, kuris mane mato, mane girdi ir mane supranta. Taip, turbūt paklausiu kaip dauguma tėvų, o tai kam to reikia? Jeigu mes pradėsim nuo vaikystės ignoruoti tos dalykus, vaikas užaugs atsparesnis, tvirtesnis, ne, psichologiškai stipresnis, kam čia reikia su tom etiketėm ir koinėm ir megztiniais? Tai pirmas dalykas, tai pasakyčiau, kad atsparumas nesidaro iš trauminių patirčių. Čia yra, žinai, aš dar pasakysiu tokį pavyzdį. Esu sutikus vieną moterį, kuri, irgi vedžiau tiesiog seminarą bibliotekininkams apie pojūčius. Ir aš sakau, apie tai, kad jeigu mano pojūčiai vaikystėje nebuvo priimti, tai tikėtina, kad iki dabar aš turiu kažkokių tokių didelių nesaugumo jausmų apie save. Ir viena moteris ir pasidalino, sako, aš labai gerai atsimenu, kaip aš vaikystėje slėpdavau triusikėlius už akmenų, dėl to, kad visą laiką negalėdavau ištverti to pojūčio ir mane, jeigu pamatydavo, kad taip darau, mane lupdavo. Fiziškai ar nemuždavo. Ir ta moteris, kas be galo įdomu, šiai dienai, jinai yra toks žmogus, kur, tikrai galbūt turi ir ADHD bruožų, negaliu aš diagnozuoti, bet jinai negali nustoti kalbėti. Jinai turi nuolat kalbėti, nes atrodo, kad pasidaro taip nesaugu man girdėti kitą, nes gali būti, kad jinai net nesupranta iki galo, ką sako kitas žmogus, tai jai reikia užpildyti foną savo kalbėjimu, nes taip yra saugiau. Nes girdėti save yra saugiau negu girdėti kitą ir dar bandyti suprasti, ką jis ten pasakė. Kaip įdomiai. Aš noriu paklausti, ar sensorinių pojūčių ignoravimas gali vesti prie traumos? Bet prie tokių trauminių patirčių ir gali turėti, aš tą žinau atsakymą, aš tik noriu visiems labai aiškiai iškomunikuoti, kad tai, kad mes mokom vaikus ignoruoti, nejausti ir čia nesvarbu, iš tiesų gali turėti pasiekmių suaugus, ne? Kokių, kaip taip gali pasireikšti? Tai aš gal net sakyčiau, iš pradžių ne tik suaugus turi pasiekmių, bet ir paauglystėj, nes jeigu tu nuo mažens jau ignoravai vaiko sensorinius poreikius, netliepdavai jų, ar ne, irgi sakydavai, pakentėsi, praeis ten ar dar kažką, tai paauglystėj gali atsirasti ta pati savižala, gali... Dėl sensorinių... Taip. Dėl to, kad aš antiek negaliu jausti ir priimti savo kūno, nes nepriima mano tėvai, tai logiška, kad aš tada, antiek... Bandau gal jausti? Tai, savižala yra apie tą troškimą kažkaip save pajausti, ar ne? Tai, čia, žinai, čia atskira tema, bet labai stipriai siejasi su ta pačia sensorika ir, alkoholizmas, ar ne,
labai, mes net esam su priklausomybių psichologų kolega kalbėję apie tai, kad jisai kalba ir ne apie ko priklausomybę, pavyzdžiui, alkoholiui, nes jisai dirba nemažai su paauglių priklausomybė. Ir aš sakau, bet žinok, priklauso ką geri, dar ne? Nes, įsivaizduok, tu geri alų, sidrą ar dar kažką, kokį pojūtį tai tau sukelia vidiniuose organuose? Ar tu geri dėl to, kad nori vien tik apsinešt, ar dėl to, kad ir fainas pojūtis yra? Ir burbuliukai ten kepenyse. Taip, tai ne tik kepenyse, čia, žinai, jeigu tu esi pakankamai jautrus, suteikia to pojūčio, tai čia labai... ir siekimas pojūčio. Tai gali būti ir ta dalis. Ta prasme, aš nesakau, kad nėra, žinai, ir kitų dalių, nes kaip esu net ir kalbėjusi su ne vienu psichologu apie tai, kad jie daug kalba apie emocinę reguliaciją, ne apie kognityvinę reguliaciją, nes reguliacija nėra vien tik sensorinė. Tai yra daug sudedamųjų dalių, bet jie vieną kitą paveikia. Tai pavyzdžiui, tam, kad aš pajausčiau emociją, pirmą turiu pajausti pojūtį. Ne, ir tai dažnai kalba apie interocepciją. Tai reiškia apie mano vidaus kūno organų tos pojūčius. Tai yra alkis, troškulys ar ne. Ir didžioji dalis šiaip neuroįvairovė žmonių, jie nejaučia savo vidinių pojūčių. Ta prasme, jie negali, ypač ADHD, jie nesijaučia alkani. Jie nenori vandens gerti. Ne, jeigu trūksta dopamino, tai tu jauties visada alkanas. Taip, jeigu tas tai taip, bet šiaip iš esmės, tai tikrai, jeigu tu įninki kažką ar ne. Jo, tada tu nieko nejauti. Hiperfokusė tu nieko nejauti ir net tu šiaip ar taip išmoksti irgi ignoruoti tuos pojūčius, nes čia labai fainai ir nesusikoncentravęs ir niekas niekada gal ir netėjo manęs pamokyti apie tai, nes, kiek tėvų ateina ir sako vaikui, o ką tu jauti savo kūne, kai esi alkanas? Tai tie tėvai patys nieko nejaučia. Tie tėvai irgi dar plus nejaučia ir gaunasi, kad aišku, galėtų kartu mokytis ar ne kaip tą pajausti. Bet kartu, jeigu aš augau ir kur visą laiką nurašydavo mano emocijas, kur, pavyzdžiui, tai čia dabar dėl šito pergyvent, tikrai neverta. Nes, nerimas, kas irgi vidiniai pojūčiai. Kai kuriem tai būna, kaip ten toks adatėlių pojūtis pilve nerimas ar ne, kitiem širdis ten aštuoj bus ar ne. Tai kiekvienas beje jaučiam skirtingai tą patį nerimą. Geras. Tai kaip svarbu... Fizinį pojūtį. Fizinį, fiziologija čia iš esmės, ar ne? Ir tai yra be galo glaudžiai siejasi su sensorika, nes tai yra interocepcija. Vidiniai organų pojūčiai. Kaip aš juos jaučiu. Ir visgi neuroįvairovė trauminių patirčių kontekste išmoksti nejausti. Pavyzdžiui, aš asmeniškai, aš nejaučiu streso. Aš jį jaučiu ten kažkada, jau kai man būna out, jau kai viskas, kai vėlu. Jo, ir aš savo vyrui sakau, žinok, aš nejaučiu streso, viskas gerai. Tai nėra gerai, nes tai priveda prie jau... Tai dėl to ADHD žmonės, ar tai neuroįvairovė žmonės daug greičiau perdega. Nes... Bet stresas jiem yra ir variklis. ADHD stresas yra variklis, jisai duoda adrenalino. O plus, jeigu nejauti normaliai tu jo, tai reiškia, tu gali varyti iki... Kaip ten sako, kaip ten nuvarytus arklius nušauna, tai... Ar ne? Gerai, kad mes čia nuvarėme lankas. Kita ten pozityviau. Sensorika, tu su ją gimsti, jinai yra paveldima. Ar su laiku jinai gali keistis? Pavyzdžiui, aš esu jauna, aš ten gavau savo sensorinį kažkokį tai tą profilį iš mamos tėčio ten mikso, augdama, aš kažkaip moku reguliuotis, mokausi ten terapijos dar kažkas. Ar aš galiu vaikam perduoti sensoriką kitokią, ar ją galima iš esmės keisti? Tai iš esmės keisti, čia labai toks, kaip čia, subtilus dalykas, tu taip labai pakeisti negali, tu gali priimti, tai kaip ir koks yra tas vaikas ir sudaryti sąlygas jam. Nes tu negali itin jautraus padaryti dabar nejautraus. Tai va, tu negali pakeisti sensorikos, tu ją kokią turi, tokią turi. Bet pati tavo sensorika, tavo kūno sensorika, jinai gali keistis priklausomai nuo to, kur tu esi. Tai pavyzdžiui, jeigu aš įmetu jautrų į kažkokią aplinką, kuri yra tragiška, tai, tu laužai jį, ar ne, čia yra trauminė patirtis. Tada įjungiam daug apsauginių mechanizmų, kad išbūti, bet kita vertus, tu tokiu būdu nuvarai tikrai nevilti tą vaiką, nepadedi tu jam. Bet jeigu tokį vaiką tu tikrai, kaip sakyti, čia nėra hipergloba, jeigu ką. Tai yra, kur aš suteikiu jam aplinką, kuri atitinka jo sensorinius poreikius. Tada jisai gali stiprėti. Čia tiesiog rūpinimasis, ar ne? Čia tiesiog aš rūpinuosi ir suprantu, kad, pavyzdžiui, tarkim, aš turiu itin jautrią dukrytę ir aš žinau, kad jai yra labai svarbu, kad, tarkim, mokykloje būtų bent vienas saugus žmogus, kur jinai galėtų ateiti ir sakyti, ar galiu tave apkabinti, nes man labai sunku. Ir jeigu tokio žmogaus nėra,
nu, tai tikėtina, kad aš ją paimsiu iš mokyklos, žiauriai įsitaškiusi. Ir tada jinai ant manęs rėks ir sakys, bet tu supranti, kad aš mokyklai negaliu parodyti, kaip aš jaučiuosi. Ir dažnai taip nutinka, nes tokia sistema. Deja, čia kas liečia, aš tą galiu patvirtinti, kad mokykloje iš vis, man atrodo, tom emocijom ir sensoriniam tiem visiems poreikiam ir tam jautrumui nėra vietos. Mokykla, mano supratimu, subjektyvia nuomonė, mes mokykloje ugdom vaikus tvirtus, emociškai ten kažkokius stabilius ir panašiai. Ir man visiškai neįdomu, kad jie ateina labai skirtingi, su labai skirtinga sensorika ir jie visi sėdi toj pačioj vietoj. Tai čia ir pakalbėkim vaikas, kuris turi tuos sensorinius, visi mes turim sensorinius pojūčius ir sakykim tie jautresni vaikai, kurie jaučia etiketę, jaučia kojinę, jaučia daug dalykų, ne itin jautrus, nebūtinai itin jautrus, kurie ir šiaip jaučia, jie ateina į mokyklą. Ir ką mes turim toj mokykloje? Kokie dirgikliai bendrai ne tik itin jautriem vaikam gali būti tie stiprus mokykloje ir veikti jų savijautą būnant mokykloje? Tai tikriausiai pagrindiniai ir yra, jeigu dabar čia pradėsim vardinti, jaučiu dar 3 valandas užtruksim, bet jeigu eisim gilyn. Ar ne? Bet esmė yra tame, kad aišku vizualiniai dirgikliai ir apšvietimas, ar ne? Kuo daugiau natūralaus apšvietimo, tuo daugiau aš galiu būti susireguliavęs. Tai reiškia, jeigu tik įmanoma, kuo daugiau būti lauke, ko mes žinom, kad... Ne, mokyklai baigit, 6 valandas reikia sėdėti klasėje. Taip, tai čia esmė tame, kad, kaip būna, žinai, sako, kaip čia, kodėl dabar padaugėjo tiek daug vaikų su sensoriniais iššūkiais. Ne, yra toks klausimas, tikrai mokytojai to klausia. Ir aš sakau dėl to, kad dabar tokios realiai sudarytos sąlygos, kiek jie gali būti lauke pirmą, čia ir tėvam, į tėvų daržą, ar ne, mes vaiką nuvežam į mokyklą, mašiną parvežam namie, prie teliko ar kompo ar planšetės, bet neišeinam į lauką, nes čia privalomas elementas kasdienybei. Mokykloje vėl jų neišsiveda į lauką, nes, pavyzdžiui, oro sąlygos netinkamos, man mokytoja neturi jėgų, nepatogu, nes tada jie ten bėgioja ir būna. Mokykloje bėgioti neleidžiam, ar ne, čia kita sensorinė sistema, kur labai nėra, kaip čia, išpildyta mokyklose, nes jiems liepiama daug sėdėti ir neleidžiama judėti. O, pavyzdžiui, nesvarbu, koks tai vaikas, jiems visiems yra poreikis judėti. Ir taip pat, dar einam ar ne prie to, kad ir garsai dirgina, ir tas, kad kvapai tai... Pietų kotletų kvapas. Tai ne tik pietų kotletų, mokytojų pasikvepinimas, specialistų pasikvepinimas, cheminiai kvepalai, jie stipriai dirgina ir jie gali dirginti ilgai, kol tu tos nosies neišsiplauni. Tikrai žinau vaikų, kurie sako, nuo mokytojos kvepalų skauda galvą. Taip, dėl to, kad aš dažnai sakau, žiūrėkit, būkit atsargus su kvapais, nes kvapai gali stipriai išmušti vaikus iš tų, kaip čia, reguliacinių rėmų, pavadinkim, iš tolerancijos kažkokio lango. Ir šiaip, jeigu taip žiūrint, tai man atrodo visi pojūčiai yra labai svarbus, nes, kaip ir sakom, kvapai ar negali paveikti. Gal tiek skonis nelabai galėtų, ar ne, čia priklauso, jeigu vaikas turi savo užkandžių dėžutę, jis gali turėti tą maistą, kuris jam malonus ir aš galiu pasireguliuoti, ar ne. Gali vaikas turėti savo mėgstamą kvapą, kad užslopinti kitą kvapą, kur galėčiau padėti toj vietoj. Su apšvietimu yra sunkiau, nebent mokytojas tą supranta ir kartais jie gali tas lempas uždengti, būna tokios kaip ir permatomos tokios, tokie, ar tai gaubtai kažką, padaryti tą apšvietimą tokį, kuo įmanoma labiau natūralesnį ir aišku, kaip įmanoma daugiau į tą lauką, ar ne, išeiti ir neperkrauti sienų vizualinę informaciją. Ir šitą momentą irgi mes kalbėjom su mokytojais ir ką norėjau paminėti, viena mokytoja sako, bet jeigu mes čia dabar viską pašalinsim toj mokykloj, tai mes neruošiam vaikų gyvenimui. Ir aš taip, šiaip tai mokykla nelabai ruošia gyvenimui, dėl to, kad tu, kai baigsi mokyklą, tu gali rinktis būti kur nori. Tu gali rinktis studijas, mokytis nuotoliu ir būti tik namuose ir daryti, ką nori. Dirbti iš namų, apsipirkti iš namų, eiti į mišką, kada noriu, eiti tiesiog daryti, kada noriu. Didžiausia apgavystė, kad ruošia vaikus gyvenimui. Ir čia toks keistas įsitikinimas, kad mokykla ruošia kažkokiam gyvenimui. Mokykla suteikia bazinės žinias. Šiaip, ar ne? Kuo aš norėčiau būti tam gyvenime. Ir tikėtina, kad jeigu aš gavau labai prastą mokytoją, tai nenorėsiu gyvenime būti jokia mokytoja. Iš vis gal nieko nenorėsiu būti. Taip.
Tai čia toks, galim labai plačiai tą nueiti. Aš tai dabar ką girdžiu iš vaikų, nes daug dabar bendrauju, tai jie nekenčia mokyklos. Taip. Ir tu kalbė apie tuos visus sensorinius iššūkius mokykloje. Ar sakykime, visi mes turim tų sensorinių dalykų, tai gaunas taip, kad visus mokinius ir tą pačią mokytoją mokyklos ir klasės aplinka veikia sensoriškai. Taip. Daugiau ar mažiau. Ir mes vieni kitus veikiam. Mūsų nervų sistemos bendradarbiauja, kaip žinai, yra toks procesas, pavadinkim, neurocepcija. Dabar Oh my God. Čia 9? Čia yra, man atrodo, yra dabar noras pavadinti tai kaip 9 pojūčių, nes, žinai, jausmą tikrai, aš galiu savo asmeninę patirtim pasidalinti. Pavyzdžiui, jau pas gydytoją konsultaciją, išsipirkau mokamą konsultaciją. Ir ateinu ir tas gydytojas sako, ko čia atėjot? Ir aš taip, tai konsultacija. Jūs tikriausiai šiandien labai pavargęs. Čia mano taktika sušvelninti situacijas. Ir jisai sako, kiek dabar valandų? 5. Sėsk, paukis kelnes. Ir tada supranti, kad aš čia būti nenoriu ir noriu bėgti iš čia. Tai jeigu mes turim tokius mokytojus, ir čia aš net nenorėčiau sakyti, kad čia mokytojų vien tik jų problema, nes logiška, kad tai yra vienas mokytojas, viena nervų sistema, 24 vaikai. Čia sąlygos jiem yra tarsi žvėriškos. Ir kai tu žinai, kad vaikai nuolat skolinasi nervų sistemą iš suaugusiojo, kad suprasti, ar aš čia dar esu saugus. Ir mokytojas yra pervargęs, perdegęs, jis nebeturi resursų. Tai logiška, kad vaikai supranta, kad aš esu čia nesaugus. Ir jie visų savo elgesių parodys, kaip čia yra blogai. Kalbant apie ADHD, stebuklingų papildų nėra. Tačiau yra vienas papildas, kurį dažnai rekomenduoja gydytojai psichiatrai. Tai omega-3. Moksliniai tyrimai rodo, kad omega-3 yra svarbios normaliai smegenų veiklai, o daugeliui žmonių turinčių ADHD, jos tampa kasdienės rutinos dalimi. Man taip pat. Todėl džiaugiuosi, kad mūsų ADHD švietimo partneriai yra Norsan. Jie gamina aukštos kokybės omega-3 produktus, kuriais pasitikiu ir kuriuos naudoju kasdien. Norsan produktai sukurti siekiant padėti palaikyti gerą savijautą, širdies, smegenų ir imuninės sistemos veiklą. Mokytojos būsena, Taip. Neurologinė, Taip. Emocinė, veikia kiekvieną vaiką klasėje. Taip. Šiaip, net mano kolegė vis labai dažnai cituoja tokį vieną iš seniausių tyrimų, ten 67 metų, dabar neatsimenu pagrindinio to tyrėjo, bet ten buvo tyrimas apie tai, kad mokytojams buvo pasakyta, kad klasėje tam tikri vaikai yra wunderkindai. Ne? Tiesiog, bet čia random, ta prasme, atsirinko vaikus. Labai įdomu. Ar ne? Ir tada visus metus jie stebėjo tų vaikų akademinius pasiekimus. Ir ką jie atrado, kad mokytojų lūkesčiai, kad jie tikėjosi, kad čia yra wunderkindas vaikas, tai kaip jie suteikė dėmesį, ten pagalbą ir panašiai, padėjo jų akademiniam įgūdžiam. Tai reiškia, kad mano nusistatymas, kaip aš matau tą vaiką, mano lūkesčių kartelė, gali paveikti jo elgesį ir akademinius pasiekimus. Ir mes žinom situacijas, kada mokytojas sako, jo šitas ateis pas mane į klasę, bus blogai. Ir tai būna. Nusistatymas čia jo. Yra dar vienas labai geras irgi visą tai pavaizduojantis tyrimas, sakykime. Pats blogiausias vaikas, jeigu mokytojas jam skiria 2 minutės asmeninio dėmesio, jo elgesys radikaliai pasikeičia. Tai vėlgi, tai labai aiškiai parodo, kad tai, kaip reaguoja mokytojas, taip, kaip bendrauja su tuo vaiku, įtakoja vaiko elgesį. Taip. Taigi, mėly mokytojai, jeigu turite klasėje nepatogių padykusių vaikų, atsisukite save. Grįžkim prie ADHD, neuroįvairovės bendrai. Tu sakei, kad ADHD, ir aš tą žinau, turėtų, sakykime, didesnių iššūkių su interocepcija, ne? Tai susiję su smegenų visų dalykų, ne? Taip. Tai interocepcija yra, smegenyse, kaip sakyt, valdomas tas pojūtis, yra tokia vadinama insula, sala,
kuri apdoroja interocepcijos siunčiamus signalus. Čia prieki kur nors? Realiai pačiam vidury labiau ir arčiau limbinės sistemos, tai reiškia, kad interocepcija labai daug neša žinučių apie santykį, apie emocijas, nes iš tikrųjų, kaip sakyt, interocepcija, jeigu jau dabar taip žiūrėti, kaip mes žiūrime tą sensoriką, yra sakoma, kad gal šita sistema labai stipriai vienyje visas kitas sistemas, vien dėl to, kad jinai pirmoji sužino, kaip aš jaučiuosi. Jinai pirmoji žino, kad ar aš išsigandęs, ar aš esu laimingas, ar aš turiu tiesiog, ar ne tokius, ar aš alkanas, ištroškęs, noriu tualetą, ar ne šitus visus pojūčius. Ir ką dar tokio, nes jinai apima net ir tokį dalyką, vienas pats paprasčiausias pavyzdžių, kaip sako, yra, kaip paliečia kitas sensorinės sistemas, tai nueini mišką, kas dabar yra labai faina, ar ne, nes gražus oras, ir užlipa viena erkė. Ir koks apima pojūtis dažniausiai, kad dabar čia 50 erkių vaikšto, ar ne? Ir čia yra... Pasakė, erkė pas mane jau lipa jos. Ir kartais užtenka šito, ne? Taip. Tai ir yra tas momentas, kad tau sako saugokis, ar ne? Nes čia apie baimę, nerimą, nes žinai, ką sukelia erkės. Bet jeigu tu būtum žmogus, kur, nepavojingos tos erkės tokios, tai tau būtų, erkė. Ne problema. Ne? Bet čia tik dėl to, kad tai yra kultūrinis dar kontekstas prisideda. Taip, bet grįžkim prie ADHD. Ar žmogus turintis ADHD turi daugiau iššūkių su sensorika? Ar tai susiję jo ypatumas, paimkim ir autistiškus vaikus, ir ADHD, ir sensorika? Ar tai yra kažkaip susiję? Nes aš, pavyzdžiui, anksčiau nežinodama, kad turiu ADHD, aš atradau save kaip itin jautrų asmenį. Ir tada man viskas susidėjo į ADHD. Taip. Ir man dabar itin jautrus asmuo yra neuroskirtingas. Taip. Man atrodo, tai neatskiriama. Taip, tai yra vis tiek įrodyta, ar tai ADHD, ar tai autizmas, tai visada koreliuoja sensoriniai iššūkiai. Tai reiškia, kad, kaip čia gali įvardinti, kad galbūt dažniau gausi vadinamą neadaptyvų atsaką į sensorinius dirgiklius. Tai reiškia, kad, tarkim, man mažiausias triukšmas gali sukelti pykčio protrūkį, ar ne? Dėl to, kad tiesiog tai mane be galo dirgina. Kitas žmogus sakys, aš nieko negirdžiu. Nieko čia nėra, ne, o tave čia kažkas erzina. Tai jie dažniau girdi daug daugiau, ar ne, mato daugiau detaliai, ar ne, ir viską pastebi, kiekvieną pokytį. Ir aišku, kai jie viską taip pastebi, tarkim, jeigu tai būtų itin jautrus žmogus, ar tai ADHD, nes, dažnai labai, koreliuoja viskas, tai reiškia, kad daug greičiau gali tas žmogus perdegti, persistimuliuoti gal labiau. Tai man dienoje nereikės labai, daug kažkokių sensorinių patirčių, kad aš jau suprasčiau, kad man reikia eiti pailsėti. Ne? Dar svarbu suprasti, žinoti, kad man jau reikia. Taip. Aš esu girdėjus, kad autistiškas žmogus apdoroja apie 40% daugiau. Aš manau, kad ir ADHD žmogus irgi apdoroja tos visos informacijos ir kartu sensorinės informacijos. Taigi neuroskirtingas vaikas atėjęs į klasę, jisai jau daug labiau viską mato, pastebi. Taip. Ir ta šviesa ir kvapai jį veikia jau daug stipriau. Taip. Kaip klasėje mokytojas gali pamatyti, ar yra kažkokie požymiai, kad vaikas jau demonstruotų, pats jisai galbūt dar nesupranta, ne, ten pradinukas, kad jisai jau turi tų sensorinių tokių jau, kad sproginėja ten, kad jam jau gana, kad jau reikia pertraukos, ar yra kažkokių ženklų? Aš tai sakyčiau, jau visas kūnas, tai aišku rodo, dažniausiai tai tie vaikai ir būna tokie nerimastingesni, ar ne, galbūt labiau besimakaluojantis, taip kaip čia dabar mėgsta pasakyti. Kaip atskirti, ar čia ADHD, ar čia jau sensorinė perkrova, sakykim? Tai dar čia nėra perkrovos, ar ne? Čia tiesiog, man nemalonu, man nepatogu. Pavyzdžiui, aš vaiką pasodinsiu į patį priekį ir jisai nuolat sukasi atgal. Tai rodo, kad čia jau tiesiog... Nesaugu jam? Taip, nesaugu, dėl to, kad už manęs vyksta tiek daug ir aš nematau, tai aš tada sėdžiu šonu. Dėl to, kad man reikia matyti ir kas ten yra, ir čia kas vyksta, dėl to, kad taip yra saugiau. Tu tą turi matyti tam, kad tu jaustumės saugus. Taip. O kaip tai gali atrodyti mokytojui iš šono? Tai tas vaikas. Logiška, kaip. Nepaklusnus. Jisai manęs nesiklauso, į mane nežiūri, jisai visą laiką... Nepagarbus, neišauklėtas, reikia jį stiprinti. Ir aišku, kai su mokytojais bendrauji, tai tada vis laik sakai, bet mes klausom akim ar ausim.
Nes labai dažnai tie vaikai ir yra, kad jie nežiūri tiesiai mokytoją, jie dažnai žiūri per langą, arba žiūri taip, kad matytų visus klasiokus, nes man yra aktualu matyti, kodėl kažkoks čia garsas sklinda, nes kažkas tušinuką makaluoja, kažkas koją makaluoja, tai man reikia matyti, iš kur sklinda garsas. Nes kai aš nematau, aš negaliu girdėti mokytojos, netgi žiūrėdama ją į akis, aš girdžiu tenai ir mano dėmesys yra tenai. Taip. Ir čia ir yra ta dažniausia problema, kad jie negali išmoduliuoti. Čia reiškia, aš registruoju visus absoliučiai garsus, bet aš negaliu sudėlioti, kas yra svarbiausia ir kas yra nesvarbu. Ir jiem yra sunku sufokusuoti tada kažkaip konkrečiai dėmesį į kažką. Tai ADHD ir yra tas dalykas, kad tu negali sureguliuoti. Tu girdi, tu matai, tu jauti, tu užuodi ir tavo dėmesys yra visur taip išsibarstęs ir tu negali jo skirti mokytojo. O jeigu tu žiūri mokytojo į akis ir klausaisi, tai greičiausiai tu nesiklausai. Kitas dalykas, kas yra su ADHD, tai jiem padeda kreipti dėmesį į tai, ką sako mokytoja, jeigu jie dar papildomai kažką daro. Taip. Ar kažką stebi, pro langą, ar kažką piešia, ar kažką daro. Taip. Tai irgi, su sensoriniais tokiais dalykais. Tai taip, nes dažniausiai jie ir yra, kad arba kažką piešia, ypač tie, kuriems labai patinka ar nepaišyti, arba gal rašinėja, gal brauko, arba turi įvairių sensorinių, galbūt tų pačių fidgetų, ar ne, aš tai miklinukais juos vadinu, ar ne, tai ar žiedukai, ar tai kažkas, bet šitoje vietoje, mes čia kažkaip į tą mokyklą daugiau nulinkom, bet esmė tame, kad mokyklai, kaip pasakai mokytam, turėkit dėžutę tų miklinukų, tiesiog turėkit ir pasakykit, pavyzdžiui, taisyklę, kad kai jums reiks, pasimkit. Ir mokytojai, aišku, išsigąsta to, ar ne, nesako, kas čia dabar bus, tai dabar čia visiems reikės ir dabar visi čia eis. Tai iš pradžių visi ir eis, taip, nes tai yra nauja, tai yra nepatirta, tai yra kažkas, ką man reikia ištyrinėti, tai logiška, bet jeigu mes turim taisyklę, kad kai jums reikia kažkokio miklinuko, jūs ateinat ir pasiemat, laisvai galite atsistoti iš suolo ir pasimti, tikėtina, kad palaipsniui tie vaikai ir nebėgios pirmyn atgal 1000 kartų ir jie žinos, kad, jaučiu, kad man reikia. Nes jie turi pasirinkimą, o jeigu mes visą laiką tik taip ir ne kitaip, logiška, kad tada tas vaikas muistysis, tada jam bus sunku, nes aš neturiu jokios galios čia. Tai man atrodo, čia ir yra problema, ką sakai, kad mokytojai, jie turi jausti galią, kad jie galėtų kontroliuoti. Nes jeigu jie negalės kontroliuoti, nejaus galios, tai bus bardakas klasėje. O iš tikrųjų, tai kai mes apribojam tuos vaikus, tada ir gaunasi bardakas, nes jie sensoriškai negali. Čia, man atrodo, labai yra didelė problema švietimo sistemos, kad mokytojams trūksta visų pirma pagalbos, o antras dalykas tai žinių, kas ta sensorika ir kas tam vaikui yra ir kodėl jisai visą laiką juda ir kodėl jam reikia ten, ar kodėl jam reikia rašyti ir panašių dalykų. Taip. Dar čia, yra dar tas momentas, kad kartais tie mokytojai jau ir supranta, jau ir kažką daro, bet būna kartais tokių, vaikų, kur irgi jie nusiteikia prieš tuos vaikus ir mes tai dažnai vadinam kaip užblokuotą rūpinimąsi. Tai reiškia, kad aš antiek nebekenčiu to vaiko, kad aš nebegaliu net su juo būti. Čia dažnai ir tėvai tą gali patirti, ypač neuroįvairovės kontekste, tai dažnai situacija yra, kad kadangi nėra jokio atgalinio, ar ne, pavyzdžiui, to kažkokio ryšio, arba visą laiką tas prieštaravimas, arba dar kažkas ir mes niekada nesusitariam ir tėvai pavargsta, pervargsta nuo to ir blokuojasi. Va čia tas irgi emociškai aš išmokstu, kad aš turiu, aš tiesiog nebenoriu su tavim nieko daryti. Iš pareigos rūpinuosi, bet į ryšį, į kontaktą neinu. Ir mokytojai dažnai irgi tą patiria, ypač tada, kai jiems ypatingai sunku sukurti santykį. Ir kodėl būna sunku sukurti? Dėl to, kad tas mokytojas gali iškelt man labai daug trigerių, kurie primena mano vaikystę. Tas vaikas. Tas vaikas. Taip, ir tada gaunasi, kad mane pradeda aš pradedu blokuoti tą santykį lygiai taip pat, dėl to, kad man taip sunku ir aš tada perkeliu, kad čia jisai kaltas. Jis kaltas, kad taip yra, kad tokia yra situacija, ar ne? Ir ta situacija eskaluojasi šiaip jau. Nes mokytojas tikrai ne kiekvienas ir suaugęs gali pasižiūrėti į save, ne? Ir čia esminis dalykas, kad mes turim suprasti, kad mes suaugę esame atsakingi už ryšį su vaiku. Taip. Ir kad čia iš to tokio, nežinau, ir to vaikystės patirčių, ir to ėjimo į save, ir sąmoningumo, ir visko, ir kaip mes eisime tą vaiką, ir kaip jis elgsis su mumis, priklauso nuo mūsų. Ir tas vaikas dažniausiai, kaip ir pasakai, jisai trigerina kažkokius dalykus, o mes augom jau toj sistemoj,
kur nei mūsų sensoriniai, nei emociniai, nei kažkokie kiti Bet, dalykai. žinai, dar norisi gal tada pridėti, kad būna va taip sunku ar ne, bet ką su tuo daryti, nes aš kartais irgi sakau ir siūlau mokytojams, sakau, darykit, tiesiog yra toks fainas metodas, yra sensory ladders šiaip vadinamas, čia prieinama absoliučiai visiems nemokamai kursas ir dabar jau išverstas lietuvių kalbą, mes su kolegiam išvertėm jį ir mes iš to darom, pavyzdžiui, sensorinius vorus. Ir aš kartais sakau, jeigu tau labai baisu voras, tai darom aštuonkojį, tiesiog pasirinkti, kas tau būtų malonu. Bet tai tarkim darom sensorinius vorus ir kiekvienas galim aptarinėti, kas man yra triggeris, pavyzdžiui, apie regą galvoju ir kas tave erzina iš regos. Pavyzdžiui, sakysi, mane nervina netvarka. Arba mane nervina koks nors laimo ten, tiesiog, ar ne, kas tave... Netvarka gali būti susijus su rega. Taip. Taip, nes per ką tu... Pedantiškumu, ne? Bet tai susijęs su tavo sensorika. Tarsi, kodėl tu nori to pedantiškumo? Geras. Nes tai tave sureguliuoja, tarsi, tvarka, sudėliotos knygos pagal spalvą, pagal dydį. Tai neša tą simetriškumą, nuoseklumą. Tai veikia tavo emocinę būseną. Taip, galima pasakyti. Bet kai tu pamatai pas žmogų sureguliuotą pagal spalvas knygas, aš tai visą laiką kad tai nenormalus. Ne, aš tai sakau, wow, aš galėčiau žiūrėti ilgai, bet aš taip negaliu daryti. Kas yra sunku turint ADHD, tai tikrai aš žinau pati iš savęs, kad padeda tai, ką tu matai ir ta tvarka ir neapkrauta, kai būna viskas, bet tai padaryti yra iššūkis. Jo, aš tai ignoruoju aplinką, man labai gerai netvarkoju. Tu gali ignoruoti aplinką? Aš galiu, nes aš užaugau tame. Tai aš tiesiog prie to esu pripratus, mano vyrui yra sunku, bet jis jau truputį priprato, kad aš iškart nesutvarkysiu, po 3 savaičių gal tik sutvarkysiu. Tai bet aišku, žinai, yra toks momentas, kada aš tvarkausi, tada, kada man reikia svarbius dalykus padaryti. Tada aš susitvarkau, nes tada aš galvoju, kad man padės padaryti tos svarbius dalykus, nes bus tvarkingesnė aplinka, bet tada nebelieka laiko. Aš visada, kai nežinau apie ADHD, reikia atsisėsti ir mokytis, susiplauni indus, išvyti vonę, dušą, visus plintusiukus. Taip. Jo, ir galvoju, kad tau tai tiesiog, iš principo, tai tau tai padės atsisėsti prie kompo, nes negali sėsti prie kompo, kai tavo regėjimo zonoje yra neplauti indai. Bet tada matai, kad nebelieka laiko. Tai... Taip. Čia labai nuostabus, kaip čia prokrastinacijos, jeigu galėtum pavadinti pavyzdys, bet viskas tiesiog labai gražiai persipinę yra. Ne? Bet šiaip, tiesiog vizualiai tokie dalykai ramina. Tai žinai, tarkim, yra mokykla, tai toks dalykas klasėje ramintų, ar ne, kad nebūtų per daug balaganiško, ten, tarkim, žinai, piešinių išmėtymo. Logiška, kad kai man mokytojas bandys papasakot labai svarbę ten, nežinau, informaciją, aš nukrypsiu tos piešinius ir aš pradėsiu galvoti, aš atsimenu, kai mes juos piešėm ir ką mes ten darėm tada, kaip fainai buvo, koks jausmas kilo, dėl to, kad, tiesiog man jau nuobodu čia klausyti. Tai dėl to ir yra svarbi tokia, kad perteikti informaciją įvairiais būdais ir kada mes geriausiai šiaip mokomės, tada, kada mokom kitus. Ne tada, kai girdžiu tik tais, ar ne? Ne vien tik tada, kai ir matau. Aš tau kiek kartų paaiškinau matematiką, kad pati supratau, ko tu nesupratai. Tai reiškia, kad dabar tu mane pamokyk ir tada gal visai suprasim. Tada gausis gerai. Kaip turėtų atrodyti mokykla, kad visiems sensoriškai būtų ramu, gera ir padėtų mokytis? Puikus klausimas. Man labai patiko, dabar kaip buvo autizmo konferencija ir tas direktorius buvo ten mokyklos, kur pagrindė autistiškiem vaikam ir kai sužinojau, kad kiekviena klasė... Čia ne Lietuvoje? Ne, čia Anglijai. Kiekviena klasė turi išėjimą į lauką. Kiekviena klasė. Atskirai išėjimą. Atskirai išėjimą. Ir ta prasme ten aišku, kadangi... Ir tu neini į tą krūvą koridoriais, kuris išsišneka. Ne, ir tu gali būtent išeiti, kada net kartais gal tau yra... Pamokos metu? Jo, ten pamokos metu, net jeigu tau reikia, gali išeiti. Ir yra atskira dar erdvė, kur gali nueiti galbūt, pasireguliuoti, jeigu per daug apšvietimo, jeigu per daug triukšmo. Ten yra ir sensorinė, tokia labiau pritemdyta galbūt šviesa, toks, kur gali labiau gauti mažiau to stimulo. Tai vaikas atėjęs į mokyklą, neuroskirtingas, nebūtinai sensoriškai jautrus, patiria pastovę sensorinę stimulaciją. Šviesos, triukšmas, garsai, kvapai. Tai ar teisingai pasakysiu, kad kiekviena mokykla, ar netgi idealu kiekviena klasė
turėtų turėti sensorinį kambariuką, Ar durelės į lauką arba kampą, ane. Būtų nuostabu, jeigu turėtų lauką, aišku, čia pasvajoti galim dar, ne? Čia utopija, aš kartais galvoju. Bet tai padėtų vaikui toliau mokytis, neišeiti iš tos ribos, kai jisai jau, žinai, dažnai vaikai tampa nekontroliuojami, pradeda daužytis, ten, žinai, kažkas su jais atsitinka. Man atrodo, tai yra labai susijęs su sensorika. Taip. Su tuo saugumo jausmu, su mokytojos galbūt tuo irgi. Bet ne tik sensorika, tai yra ir dar tas elementas apie rutiną, ta prasme, kaip vaikas ar pamiegojęs, nes kartais man rodos, kad būtų nuostabu, jeigu mokytojai galėtų ir šitus dalykus žinot. Pavyzdžiui, tikrai yra vienišų, pavyzdžiui, mamų, kur jos niekaip kitaip negali nueiti su vaikais miegoti, kaip tik, pavyzdžiui, 11 val. Vakare, kai žinom, kiek reikia vaikui pamiegoti ir vaikas negauna tų miego valandų pakankamų. Tai reiškia, jis ryte jau atsikelia piktas, pirmas dalykas, ar ne? Tai reiškia, kad jis jau nueis išsireguliavęs į mokyklą. Tai jeigu mokytojas žinotų, kad jam trūksta miego, jisai bus sunku, tai galbūt mokytoja galėtų suteikti jam galimybę truputį pasnausti, turėti kad ir kampuką kažkokį, žinai, su minkštom pagalvėlėm, kokia nors, nežinau, užuolaida, palapinė, tamsi ar ne, kur aš galiu ten nueiti tyliai pabūti, atsiriboti nuo išorinio pasaulio ir pasireguliuoti. Tai aš manau, kad viskas yra įmanoma ir kartais ten daug nieko nereikia šiaip. Svarbu mokytojo požiūris, nes turiu nuostabų pavyzdį Kaune, kaip tik yra pradinių klasių mokytoja, kur turi labai mažą klasę, tikrai labai mažą, ir jie neturi niekur galimybės pasidaryti papildomos kažkokios erdvės, ten sensorinės ar dar kažkokios, bet jinai ten realiai net patys mokiniai inicijavo ir jie nusipirko tokią aukštą užuolaidą, tokią storą, kad pasikabinti pagalvėlių, tų pačių miklinukų, ten tą tokią aliejinę lempą, dar kažką. Ir jie pasidarė tą kampą. Aišku, tėvai galiausiai padėjo, bet jie užsidirbo pinigų, jie tą pasidarė ir gavosi. Svarbiausia, mokytojai jiems leido. Va čia yra esminis dalykas. Mokytojai galino juos, nes žinojo, kad tai yra jų poreikis. Tai dabar, jeigu mokytojai žinotų apie sensoriką, žinotų, kaip pastebėti, žinotų, kaip padėti vaikui, kaip tai įtakotų visos klasės mokymasi ir pačios visos, nežinau, pamokos kokybę? Tai jeigu tai visi žinotų ir visi darytų, tai visi vaikai patirtų sėkmę, pirmas dalykas. Tikėtina, kad ir ta akademinė, kas ten aukščiau, kas ten pagal. Tai padėtų ir pagerinti mokymosi rezultatus. Tai faktas. Tik tiek, kad mes taip norim kontroliuoti viską, kaip ir sakė, ir mokytis taip nori kontroliuoti ir taip baisu dalintis gale. Man atrodo, jie bijo, kad jeigu įgalins vaikus, tai ar patys taps gal menkesni, arba vaikai užims pozicijas. Yra tame baimės dalies, ar ne? Kas bus, kai pradėsiu paleisti dalintis. Vadeles ir padirs visi. Bet iš esmės, kai vaikas... Net ne vaikas, man patiko labai kolegė iš Portugalijos, kur buvo atkeliavus Marta, jinai taip gražiai sako, nustokim vaikus vadinti vaikais vien tik. O jeigu mes pradėtumėm sakyti, tai yra asmuo, tai yra kitas asmuo ir ta prasme, ir nueitumėm į lygiavertį santykį, kaip tada bus? Ar tu pradėtum kitaip tada žiūrėti tą vaiką? Bet čia viskas yra iš suaugusio, ta prasme, čia yra jo galėje. Aš klausiu ir noriu grįžti prie klausimo, kaip mokytojas gali pastebėti jau, kad pas vaiką yra kažkokia perkrova sensorinė, kad jisai jau, nesakykime, ateina ADHD vaikas, ar pas jį kažkaip jau gali mokytojas pastebėti iš jo elgesio, kada jau jam yra kažkokia tai riba ir kad galbūt jau reikia padaryti pertraukėlę arba ten, nežinau, pasnausti reikia, ar išleisti jį pasivaikščioti, ar duoti jam pajudėti. Ar gali mokytojas vizualiai matyti klasėje jau kažkokį tą... Taip gali. Ta prasme, šiaip vaikai ką ir darytų, jeigu jam čia yra per daug garsų, šiaip jisai gali ir arba užsidengti ausis, arba užsidėti kapišoną, jeigu jam yra tas poreikis, ar ne, kad sumažinti garsų, arba gali netgi ir vardinti, kad man jau galvas skauda, nes ir nuo garsų gali kilti galvos skausmas, ar ne, toks lygužimas gali sakyti, kad, gali būti ir toks vaikas, kuris galbūt ir verkšlenantis daugiau, taip mes čia vadinam verkšlenantis, ar ne, kur daugiau tų emocijų vis reiškia, tai rodo, kad jam vis kažkur yra per daug tų sensorinių dirgiklių ir jam vis, sunkiau net ir emociškai išbūti.
Tai jeigu yra per daug tos vizualinės informacijos, tai vėlgi jisai gali dengtis akis. Tiesiog automatiškai, nes mes, žmonės taip sukurti, kad mes kažkaip bandom prisitaikyti, jeigu man per daug kažką su tuo darau. Jeigu man trūksta judėjimo, kas labai dažnai būna, aš tada makaluojuosi, kojas makaluoju, visi sėdimą padėtį kaitelio ar ne, tai kojas pasikišu po savim, tai kojas ten nuslystų nuo kėdės ar nesupuosi ant kėdės. Tai šitus dalykus mokytojai puikiai šiaip pastebi. Tik tiek, kad kaip tu tą įvardini, nes žodžiai turi galią lygiai taip pat. Ne, kaip aš įvardinsiu. Matyti, nes jie gali matyti, kad vaikas tiesiog nesėdi paklusniai. Jisai trukdo pamoką. Tai sakau, kaip tu tą įvardinsi, ar ne? Nes jeigu aš galiu sakyti, jisai trukdo pamoką. Čia ir specialiai trukdo pamoką. Nes jam reikia dėmesio. Nežiūri akis ir trukdo. Bet čia iš esmės didelė tikimybė, kad yra sensoriniai poreikiai kažkokie nepatenkinti. Dažnai vaikam pamokų metu mokykloje būna tie, meldaunai, sakykime, pykčio protrukiai, jau ten sako ir kėdės leidžia ir panašiai. Ar tai susiję yra su sensorinė perkrova? Oi, taip. Yra vienas iš tokių efektyviausių pavyzdžių, kuriuos mes sakom. Garsiau reikia pasakyti. Taip. Vienas iš efektyviausių pavyzdžių, kurį mes dažnai taikom su trauminiam patirtim, nes, pavyzdžiui, kvapas, ar ne? Kvapas vienintelė sensorinė sistema, kuri nekeliauja pasitikrinti, apie ką tai buvo informacija, jinai keliauja tiesiai į limbinę sistemą. Ką tai reiškia? Reiškia reakciją, mes gausim čia ir dabar. Čia tas, kur nenorėtum, bet taip atsitinka. Ir vienas iš tokių pavyzdžių ir yra, kaip mokykloje mokytojas, vaikšto, ar ne, tarp suolų ir praeina pro vieną berniuką ir tas apverčia stalą, nuspiria kėdę ir išeina iš klasės. Ir tada galiausiai tyrinėjant, kas čia atsitiko, kodėl taip atsitiko, paaiškėjo, kad tas mokytojas buvo pasikvepinęs kvepalais, kuriais kvepindavosi to berniuko tėtis, kuris fiziškai jį žalodavo. Tai reiškia, kad tu gali nueiti į tą, ar ne, kovok, bėk, sustink būseną dėl to, kad tai tau sukėlė tą patirtį. Vėl primenam, kaip svarbu būti, atsargiai naudoti kvapus. Labai atsargiai. Bet tas vaikas realiai net nežino šito dalyko, ne, ir mokytojui tai gali atrodyti, kad jisai neadekvatus, pavojingas visuomeniai. Taip, jis gali sakyti, kad jis turi ten kokį delinkventinį elgesį, smurtautojas, agresyvus, ten dar kažkoks ar ne, destruktyvus, dar yra koks šitus žodžių. Bet vėlgi čia mokytojas irgi nežinodamas, jam irgi kyla, atrodo, baimė, ne? Taip. Bet linko aš lenkiu, kad kiekvienas vaiko elgesys visą laiką turi priežastį. Taip. Kad vaikas pats iš savęs niekada, tu visą laiką sakai, jisai pats iš savęs niekada nei būna, nei nori būti blogas. Nei meluoja. Nei veiktų manipuliatoriai melauja. Tai, nes aš, pavyzdžiui, irgi sakau kartais suaugusiam, kodėl jūs meluojat? Nes ir suaugę žmonės meluoja, kai ką jaučia? Baimę. Kažkokią reakciją kažkokią, kad bus iš kažko, ar ne? Pavyzdžiui, aš irgi sakau, mes tai vaikystėje labai daug meluodavom, nes mes žinodavom, kas bus, jeigu sužinos, kas suvalgė visus dėdukas saldainius. Kam dėdukui tie saldainiai? Gydytojams neždavo, gydytojams. Ai, nebent šitas. Tai tada sakydom, ne, aš nevalgiau, tikrai ne. Bet kai valgai, nebijai, ne? Tai kol valgai, žinai, tas pojūtis, saldainiai. Taip, negalvoju apie pasiekmes. Mokykla, grįžtam prie mokyklos. Ar grįžkim prie ADHD vaikų, Gerai, grįžtam kurie ten juda arba ten žiūri nedėmesingai pro langą, tų ADHD tipų gali būti visokių. Ar aplinka mokyklinė gali įtakoti ADHD simptomus? Oi, tai jeigu taip žiūrėti, ar tai ADHD ir šiaip žiūrim, ar ne, į sensoriką, tai aplinka turi tikriausiai didžiausią įtaką mūsų sensoriniam, kaip aš būsiu. Tai logiška, kad, pavyzdys, tarkim, jeigu aš nesu išmokęs pažinti savo sensorinių poreikių, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, kas mane dirgina, ar ne, nežinau, kad man garsai mane dirgina, arba kad šita šviesa visgi mane perstimuliuoja, tai tikėtina, kad, aš dažnai būsiu suirzęs, galiu, ir nedaug trūksta iki to, galbūt, kaip sakom, ir nusprogimo. Tai jeigu aš nežinau savo sensorinių poreikių, tai bet kas mane gali išmušti ir aš galiu tiesiog viską mesti ir išeiti tiesiog. Ne? Bet žinom, kad ADHD vaikam padeda, padeda tas momentas, kai mane sudomina į tą kažkokią sritį pagal mano
tą tokį, fokusą gal ar ne, galim pavadinti, kur mokytojas žino, kad šitas dalykas man yra labai įdomu ir galbūt mane įgalina ir sako, tu būsi atsakingas čia, ne? Ir dažniausiai šitas gali vaiką kaip tik motyvuoti ir sakyti, man šitą mokytoją labai patinka, nes man šitą įgalino mane šitoje vietoje, ar ne? Bet, tas labai svarbu ADHD vaikams. Jo, bet čia yra ir tėvų darbas, aišku, savo vaikus mokinti apie jų sensorinius poreikius. Tai reiškia, kad, aš galiu tik savo pavyzdį dalinti, čia gal mano vaikui tiesiog pasisekė gauti mamą, kur labai patinka sensorika ir gilinasi, ar ne? Tai mano... Nesi batsiuvys be batų, ne? Kartais esu tikrai, bet kitose daugiau ten srityse, bet esmė yra tame, kad jinai pati labai nuostabiai vardina savo sensorinius poreikius. Jinai pasako, pavyzdžiui, mokytojui, ar galit jau išjungti šitą dainą, nes man jinai labai erzina. Ir aišku, šitoj vietoj, aš čia iškart realią situaciją dalinuosi, ar ne, mokytojas sako, tai gerai, tai tada iš vis jokios muzikos nebus. Ir tada... Aš galvoju, jinai gali ir patyčias patirti iš kitų klasiokų. Taip, ir tada... čia jautruolė. Ir tada taip ir buvo, kad sako, tu kalta, dabar iš vis jokios muzikos nebus. Tai vaikas, aišku, grįžęs namo, jinai verkia ir pasakoja. O aš jai sakau, aš tavim didžiuojuosi, kad tu pasakėjai savo poreikį ir atstovėjai už save. Aišku, aš jaučiu skausmą, nes matau, kad ir tau labai skaudu, kad taip pasielgia mokytojas ir, čia yra didelis neteisybės jausmas ir aš sakau, žinok, ne tu esi kalta šitoj situacijai mokytojas pasielgia netinkamai. Tai aišku, man skaudu, kad vaikas patiria šitus dalykus, bet kartu aš ją mokau, kad suaugę ne visada tinkamai elgiasi, ar ne visą laiką tinkamai sureaguoja ir mano vaikas gaila, būdama beveik 7 metų, jinai žino, kad suaugę yra atsakingi už santykio kūrimą ir kad kartais suaugę yra antiek pavargę, kad jie nebenori kurti santykio. Ir nemanau, kad 7 metų vaikas turėtų tą žinoti. Aš manau, kad turėtų, žinant, tai atsižvelgiant į tai, kur mes esam ir kur mes leidžiam tos vaikus ir tas yra svarbu. Aš tai noriu savo irgi pasidalinti, kai aš leidau savo dukrai 1 klasę ir jinai pradėjo verkti vieną kartą pamokos metu ir mokytojas sureagavo irgi labai netinkamai ir pradėjo sakyti, ar tau kas nors lūžo, ar kas nors mirė, kad tu verki. Tai irgi grįžus namo mes kalbėjome apie tai, kad mokykla yra ne vieta, kur tu gali tas emocijas rodyti. Taip. Ar tu kaip mama kažkaip reagavai iš tą dalyką, kažką sakei mokytojai ar ne? Aš visą laiką pirmą paklausiu savo vaiko, ar tu nori, kad aš pasikalbėčiau su mokytoju. Tai... Aš taip. Ne, aš niekada to nedarau, nes aš manau, kad yra ta dalis, kur vaikai dažnai juk nenori, kad mes ten eitumėm ir kištumėmės. Tikrai yra ta dalis. Kai gal dar nieko, ne? Jau ten paaugliai tikrai, mano net darželį buvo irgi situacija, kur irgi papasakosiu, nes jai buvo labai jautru, nes jinai tikrai labai jautrus vaikas, jinai sunkiai užmigdavo, pavyzdžiui, pietų miegelio. Ir ten gavosi taip, kad įsidarbino nauja ugdytoja, ten vadinasi ugdytojos, ir ta ugdytoja tikrino, ar vaikai užmiega, pusdama jiems į veidą. Man jau iškart. Ir aš klausau ir man jau, ta prasme... Norėčiau spjauti. Taip, bet mano vaikas tą pasakojo su dideliu skausmu, ta prasme, jinai verkė dėl to. Ir, kad taip tikrina. Ir aš sakau, ar tu nori, kad pasikalbėčiau aš tau? Sako, aš labai norėčiau, kad tu pasikalbėtum su ja. Ir aš nuėjau tada, aišku, kaip tu sakai, aš tada dabar viso paskaitą pravesiu apie sensoriką. Bet ne, aš to nedariau, aš tiesiog paklausiau, sakau, ar tiesa, kad jūs tikrinat vaikai, ar jie užmigo pusdama į veidą? Sako, taip, mes visos taip tikrinam ir dar per blakstienas perbraukiam. Aš tokia, tikrai, tai gal gali to nebedaryti. Ir aš jau ten norėjau sakyti, bet aš matau, kad ta ugdytoja eina į gynybą. Ir suprantu, kad aš nieko nepasieksiu. Ir aš pasakiau, kad taip nedaryti ir aš žinojau, kad kitos taip nedaro, nes tam darželį ta kita ugdytoja jau mano vaiką pažįsta daugiau negu 2 metus, o šita yra nauja ir niekada taip nedarė, o kita padėjėja yra mano brolienė. Tai aš žinau, kad jos taip nedaro ir tas numetimas kaltės, kad visos taip daro, tai yra gynybinė reakcija. Reiškia, net mes suaugę, ar ne, bandom irgi išeiti iš tos sudėtingos situacijos, taip reaguodami ir aš galvoju, čia yra žmogus, jaunas žmogus, kuris yra neišdirbęs savo trauminių patirčių. Reiškia, jinai nesupranta, jai yra trigeris, ar ne, kad vaikai nemiega, nes reiškia, aš negausiu savo poilsio laiko tikriausiai. Yra tų niuansų, ar ne, kad aš bandau... Pietų miegą sutvarkėm darželiuose. Jo, bet sutvarkėm, bet ne visur. Ne. Taip, bet čia ir yra tas momentas, kad aš visą laiką vaiko paklausiu.
Ar tu nori, kad aš nueičiau pasikalbėti? Tai jeigu man sako, nenoriu, tai ir aš neinu. Tai aš kažkaip iš toj vietoje irgi bandau įgalinti vaiką, kad kartu sprendžiam šitos dalykus, kad ne. Aš tam labai pritariu, bet pas mane tai yra tas didžiulis neteisybės jausmas ir man labai sunku yra susivaldyti. Ir aš suprantu, kad vaikas nenori, bet aš bijau, kad tada jinai galbūt tos stiprybės neužsiugdys, kad už save pakovoti. Ir tas, aš tada klausau vaiko, bet man labai yra sunku, nes aš bijau, kad jinai netaptų to, nežinau, aukos pozicijoje, kad aš pakentėsiu. Tai va čia svarbu man irgi vaiką įgalinti, bet tai, ką sakai vaikui, man atrodo, ir yra tas būtent būdas. Bet tai ir yra, kad tu įgalini vaiką, kad ypač kai paskatini jo tą elgesį ir supranti, kad jinai pasielgia tai tinkamai. Ir, pavyzdžiui, kad irgi čia tokia kita situacija, bet viskas apie mokyklą, bet taip išeina. Ir ten buvo irgi tokia, dalis, kur vaikas buvo prailgintoj grupiai ir, aš atvažiavau pasiimti ir man mokytoja paskambina, aš jai paskambinu, jinai sako, bet jūs dar ateikit į klasę, pasikalbėti. Ir aš taip galvoju, kvėpuojam, čia bus ne apie vaiką tikėtina, ir tiesiog aš ir aš ten pradėjau galvoti ir aš tada ateinu ir ta mokytoja prie mano vaiko sako, jinai manęs neklauso. Aš jai sakau pastabą, o jinai mane pažiūri ir toliau nusisuka. Ir visi kiti vaikai daro viską pagal ją. Aš sakyčiau, dukrytė. Ir aš taip irgi noriu sakyti, good job. Nerealiai gerai padarai. Ir tada aš sakau tai mokytojai, gerai, mes pasikalbėsim apie tai. Ir tada, kadangi jinai taip labai buvo užsivedus su tokia stipria emocija, aš tiesiog, palinksėjau ir aš jai nieko nesakiau, nejau į jokią kovą. Ir išeinant aš sakau savo dukrytei, kaip tu dabar jauteisi, kai mokytoja prie tavęs taip kalbėjo apie tave. Sako, aš norėjau prasmegti po žemę. Sakau, aš tave labai puikiai suprantu, nes aš lygiai taip pat būčiau jaučiusis, kai mokytoja taip apie mane kalbėtų. Ir sakau, ir jinai taip piktai man sako, ir iš viso aš nenorėjau, kad mokytoja tau ką nors sakytų apie tą, kaip aš ten elgiausi. Sakau, ir šitą labai suprantu, nes tikrai nesinori, kad tavo tėveliai žinotų, kad tu kažką netinkamai padarai. Bet sakau, šitoj situacijai papasakok, tiesiog kokia ta mokytoja visą dieną buvo. Kiek tu su ją buvai, ar mokytoja, nežinau, su jumis kažkaip smagiai žaidė, kažką veikė, o gal kaip tik labai stipriai jūs kontroliavo ir nieko neleido daryti. Jis sako, sako, mes taip smagiai, sako, ten juokiamės, jau per stipriai net, kad mokytoja sako, dabar visi sėdat į suolus ir piešia. Kaip bausmė piešimą. Ir aš taip galvoju, sakau, aš šitą vietą irgi jaučiu neteisybės jausmą, nesakau, dabar gaunasi, kad sugadinam santykį su piešimu, nes jūs labai smagiai leidot laiką. Sakau, tai šitoj vietoj aš tave palaikau, nes aš sakau, jaučiu, kad tu nebeturėjai ryšio su mokytoja ir dėl to tu nenorėjai jos girdėti. Ir ta prasme, aš nenoriu pasakyti, kad čia visur mano vaikas teisingai elgesi, bet jinai elgesi taip, nes tokia buvo situacija sudaryta. Tai pasiekmė, kaip sakant. Čia gaunasi pasiekmė to, kad mokytoja jau nebenori santykio su manim. Man įdomu, kiek mes turime mokytojų, kurie nori santykio su vaikais. Aš tikiu, kad turiu. Aš tikiu, kad turim. Kaip čia, galim sakyti, kad tikrai neturim visose mokyklose, bet aš kažkaip tikiu ir kartais sutinku tų mokytojų ir galvoju, prašau, kad tik neiškristumėt iš tos sistemos. Nes tokius žmonės sistema, gal taip ir pavadinkim, suėda, suvalgo ir jie labai greitai perdega. Ir jie patys yra turbūt nepatogų sistema, aš nežinau, viena pažįstama mano dirbti į darželį ir jinai norėjo apkabinti visus vaikus ir jai pasakė, tu negali taip daryti. Ir jinai negalėjo taip dirbti, nes taip yra, negalima jų čia glaustyti, visų čia neapsikabinsi. Jo, bet aš tai visą laiką sakau, žinai, yra tas momentas iš to pačio Tiberai metodo, kur tu gali pasakyti, ar tu nori apsikabinimo. Nes yra dalis ta, kad vaikai gali inicijuoti šitą apsikabinimo momentą ir aš galiu sakyti, tu turi 2 pasirinkimus, arba aš tave galiu apkabinti, arba mes galim duoti 5 ir gal tau tas padės. Ne? Tiesiog. Įsivaizduoju, kaip aš ten verkiu, liūdžiu, noriu pas mamą ir duodu tau 5 ir man padeda. Aš kaip sakyti, norėčiau tikrai, kad mokytojas ateitų ir sakytų, ar tu norėtum apsikabinti. Taip, aš tą suprantu kad atlieptų vaiko tą poreikį. Mes pakalbėjom apie tai, kaip gali atrodyti vaikas, ne? Aš irgi esu savo Facebook'e kalbėjusi apie tai, kaip atrodo ADHD vaikas, kuris jau prie ribos.
Ir galim klasėje jau pamatyti, kuris vaikas jau turi tas sensorinės perkrovas ir panašiai, ką gali padaryti mokytojas, kad padėti vaikui. Ar mes galim pritaikyti aplinką, mes truputėlį jau kalbėjom apie tai, bet gal pakalbėkim konkrečiai, kas gali vaikui padėti sensoriškai susireguliuoti, ką mokytojas gali padaryti, o ką mokykla gali padaryti, sakykime, įrengti kažką ar panašiai. Tai man rodos, didžioji dalis Lietuvos mokyklų jau yra įsirengę sensorinės erdvės, kurios nėra labai tinkamos vaikų sensoriniam poreikiam, nes jos daugiau yra perstimuliuojančios negu palaikančios tokią vadinamą, pakankamą tą norėjau sakyti, vaikas, kuris poreikių, tų pakankamų sensorinių, nes šiaip ar taip visgi yra įrodyta, kad svarbu yra daryti judėjimo pertraukas. Bet ką dar prieš tą toliau, ar ne, kalbant, norėčiau tik pasakyti, kad, tarkim, kiekvienas mokytojas vis tiek turi tą dalį, kur mes susipažįstam su vaikais, kur pasisakom, kokias turėsim taisyklės, kur pasakom, kas galima, kas negalima. Tiesiog, ar ne? Aš manau, kad jau šitam momente mes galim vis kiekvieną dieną ryte, kada vaikai pakankamai dar būna tikrai susireguliavę, kur gali dar girdėti ir suprasti, ką mokytojas sako, nes dar būnam toj vadinamoji žalioj zonai, mes mėgstam sakyti, ar ne, kur esu budrus ir smalsus ir galiu mokytis. Tai aš galiu išnaudoti šitą etapą ir atnešti vaikams žinutę ir kalbėti. Jeigu pasijausit, kad jums jau sunku išsėdėti, jūs galite atsistoti, jūs galite ar ne prajudinti kojas ir rankas, galbūt turėti kur nors tų pratimų, kokių ten pasidėjus bent kelis ar ne, arba vis kiekvieną dieną mokytis kažkokių naujų tų pratimų. Tiesiog paprasta veikla pūsti. Aš kartais sakau, pripūskim nykštį, ar ne, tau nereikia jokių priemonių. Tiesiog pripūskim nykštį arba pasidaryti iš lapo kokį, burbuliuką, pūskim tą burbuliuką. Bet kaip tu įsivaizduoji tai tradiciniai pamokų? Aš tai labai puikiai įsivaizduoju. Aš jeigu būčiau mokyta, aš kartais pasvajoju pabūt mokyta jau dabar. Tai galėtum parodomąją pamoką pravesti. Aš mielai pravešiu parodomąją pamoką, ar ne? Ir vėlgi grįžtam prie Tiberai. Tiberai turi 3 nuostabias taisyklės, kurias jie pasiskolino iš Theraplay. Tai yra ne play therapy gal, nes yra skirtingų tų žaidimų terapijų. Ir pasiskolino 3 taisyklės. Ir mes dažnai, kaip, pavyzdžiui, ir vedam mokymus, tiem patiem mokytojams dabar irgi vedam, tai ir sakom, jūs klasiai susirašot, kiek ten dažniausiai taisyklių būna, 10, 20, galim visą Talmudą prirašyti tų taisyklių, bet ar jie vaikai prisimins? Aš labai abejoju. Ir jeigu mes turim 3 taisyklės, jos yra laikomės kartu, be žaizdų ir mums smagu. Ar ne? Tai reiškia laikomės kartu, į laikomės kartu tu gali sudėti visas taisyklės apie pagarbą. Ar ne? Kad išgirdim vienas kitą, ar ne, nepertraukinėjom, galbūt keliam ranką, kai norim kažką pasakyti, laikomės kartu. Ne? Reiškia, kas toliau be žaizdų. Be žaizdų ką reiškia? Nežalojam, nei smūgiais, nei žodžiais. Ne, tai reiškia, nei mokytoja gali žaloti ir, čia yra abipusis tas santykis. Ir paskutinis mums smagu, kad reiškia, jeigu jau vaikams smagu, tai ir mokytojai turi būti smagu. Ne? Tiesiog. Mokytojai gal būna pikta, kad vaikai čia juokiasi, o jie čia nesmagu. O tai kodėl negali pasijuokti? Juokas gydo čia grįžtam prie to žaismingumo. Jo, bet esmė tame grįžtam prie žaismingumo, tai jeigu šitas 3 taisyklės turėtumėm klasį, ir aš dažnai net, jeigu nuoširdžiai su studentais taikau šitas taisyklės, nes tinka ir su suaugusiais. Ir aš, pavyzdžiui, kai vedu paskaitą ir jie pradeda, kai būna auditorijos, pradeda kalbėti, o tu dar čia kažką bandai sakyti ir tavęs nieks negirdi, ir aš sakau, ar mes dabar laikomės kartu? Tada visi, ne. Taip, tarpusavį grupelėmis. Ir dažniausiai mes ten sugalvojam ir simbolius, kad tu gali tiesiog ženklais tą parodyti. Ir, man atrodo, kad tai yra nuostabu tą turėti. Mes namie tą turim, nuo 1,5 metų taikom šitas 3 taisyklės. Ir kaip, pavyzdžiui, dukrytė būdavo žaloja, katę, ateinam prie taisyklių ir sakau, kaip manai, kuri čia taisyklė? Žalojimo. Ne? Tai ar žalojamės katę ar ne? Ne? Ir tada mes tą galim labai gražiai išdirbti. Plus, pradinukų tam laikotarpį tu tiek daug gali išdirbti per vaidybinius žaidimus. Ta prasme, vaikai gali suvaidinti pagarbų, nepagarbų elgesį. Vaikai gali suvaidinti, kur yra mano asmeninė erdvė, kur yra tavo erdvė. Kiek daug galima padaryti, tik kaip mes tą darysim.
Aš čia nueinu į tą, kur tipo pagalvoju. Labai daug fantazuoju. Aš ir fantazuoju, bet žinok, yra tas momentas, kad jau ir veikia, nes yra jau tikrai nemažai mokytojų, kurie praėjo neuromokslo pagrindus. Ir yra net Elektrėnuose viena nuostabi mokytoja, kuri ir labai gražiai dalinosi apie tai, kaip veikia neuromokslo žinios jos pamokose. Ir jinai sako, aš kai supratau vaikų sensorinius poreikius, kad tas vaikas, kuris ateina ryte ir atsigula ant stalo va šitaip, tai nereiškia, kad jis manęs nekenčia. Tai nereiškia, kad jis nenori mokytis, tai reiškia, kad jis atėjo jau pavargęs. Ir aš jam sakau, gerai, tu turi dar 10 minučių ir tu gali pasnausti. Ateina kitas vaikas, kuris, jau toksai ar ne visas sudirgęs ir sako, aš žinau, kad jis nerealiai mėgsta Lego. Aš jam duodu, sakau, tu padėliok Lego ir mes už ten 10 minučių pradėsim pamoką. Ta prasme, kad kai aš žinau tų vaikų sensorinius poreikius, aš galiu atliepti juos, ar ne, kažkokiais būdais, žinau, kiekvienam individualiai, aš galiu turėti ramią klasę, ko visi mokytojai trokšta. Įmanoma, bet ne kontrolė. Ne kontrolė, tai reiškia, o įgalinimą. Klasė pasiekiama yra ne per kontrolę, o per kiekvieno vaiko pažinimą jo sensorinio. Taip. Tai visų pirma, mokytojas turi turėti žinių, taip. Ne, yra kažkokie neuromokslo mokymai. Taip. Antras dalykas, mokytojas turi turėti noro. Noro keisti savo požiūrį. Ne vaikus, o požiūrį. Taip, mes, kaip čia, net ir ne tik, kad vaikų tu nepakeisi, taigi yra ir sakoma, kad tu kito žmogaus nepakeisi, ką tu tik gali pakeisti, tai savo požiūrį ir kaip aš su juo bendrausiu. Arba nebendrausiu iš viso. Turi klasėje bendrauti, būdamas mokytojų, kažkaip tai vis tiek jau jo per ryšį. Grįžtam prie kažkokių, nežinau, ar yra paprasti dalykai, pavyzdžiui, pagalba, ne? Aš galvoju, ar neturėtų būti kiekvienoje klasėje garsas slopinančios ausinės. Taip. Ar neturėtų būti šviesos, nežinau, ar mes galim pakeisti tas ryškės šviesas. Tai paprasti dalykai, tai kaip ir jau iš pradžių sakiau, ar ne, ant lempų galima kažką pakabinti, jeigu mes negalim pakeisti, kad apšvietimas būtų reguliuojamas, nes būtų fantastika turėti... Ten tie, man atrodo, dar tarybinių laikų tokios. Kai kur labai atnaujinta šiaip. Čia tiesiog, ar ne, jeigu mokykla neturi sąlygų turėti reguliuojamo, tai tada mes galim tas lempas uždengti tiesiog kad būtų labiau natūralus apšvietimas. Tai slopinančios ausinės, tai nuostabu, ne visi vaikai mėgsta apspaudimo pojūtį šiaip, tai tada galėtų būti airloopsai, kur gali įsikišti, jeigu... O man įsikišti nepatinka. Čia tiesiog yra skirtingi poreikiai, nes vienam nepatinka tas apspaudimas. Pavyzdžiui, mano dukrytė nemėgsta jau tų ausinių, jinai jas dėvėdavo, bet sako, aš verkiu nuo jų, nes man sako, antiek nemaloniai spaudžia. Tai turėti ausinės tikrai, bet man atrodo, kad dauguma ir turi. Ir svarbu yra neišskirti ir sakyti, tik šitam vaikui skirtos tos ausinės. Tai turėtų būti, aš įsivaizduoju, krepšelis kažkoks. Tai būtent tų miklinukai, sensoriniai dalykai, ausinės, galėtų būti, nežinau, ta pati sensorinė kojinė, mūsų mėgstama priemonė. Tada, čia... Neatsinešiu, kad parodyčiau, bet ten kokia guma, žinai, nes mokytojai šiaip naudoja gumą, uždeda ant kėdžių, kad tampytų gumą. Aš atnešiau į mūsų klasę gumas ir aš neradau kojyčių. Taip. Tai aš irgi dėl to ne gumas rekomenduoju, bet labiau sensorinę kojinę, nes tu ją gali ant kėdės užmauti ir tada čia taip kojas gražiai apspaudžia. Ir tada tu toj kojiniai gali ją lygiai taip pat klibinti. Tu užsidedi kojinę ant kėdės ir įkiši kojas į vidų, ne? Taip, ir tada ten ir garso nėra, šiaip tikrai nėra, bet ant kėdės tiesiog, kad užsidėtų. Ir dar apspaudžia, tą spaudimo jausmą dar duoda, kuris reguliuoja. Propriocepcija, tokia. Čia daugiau gilus paspaudimas, bet aišku, paliečia ir propriocepciją. Aišku, vienas iš kitų tų dalykų, bet aš kartais galvoju, kad mokytojai tikrai jau žino ir taiko, kvėpavimo pratimus tikrai taiko. Kvėpuojam. Kvadrato kvėpavimas. Gal aš ne. Pas jūs Kaune. Ne, tikrai Vilniuje yra, Artes Liberalės mokykloje. Mes nekalbėkime apie privačias mokyklas, kurios remiasi neuromokslu. Artes Liberalės tikrai gali eiti visi neuroskirtingi vaikai ir bus priimti ir pagerbti ir mylimi. Mes kalbėkime apie tradicinę, standartinę švietimo sistemą. Žiūrėk, aš papasakosiu apie vieną atvejį. Nes tu kalbėjai apie tai, kas nepasiekiama kiekvienam
Tai šitoje vietoje gal taip, bet pavyzdys vienas. Esu buvus, kaip sakom, pastovėti už vieną mergaitę Vilniaus vienoje mokykloje. Nesakysiu kurioj. Fainai. Nesakysiu kurioj, nes iškart suprasi. Nes nuėjau dėl to, kad tai mergaitai sunku išbūti, dabar neatsimenu, ar lietuvių kalbos pamokoju ten, ar anglų, dabar neatsimenu. Ir aš atėjau papasakoti apie jos sensorinius poreikius, dėl to, kad aš su jie dirbau tada, ta prasme, kaip ergoterapeutė, su sensoriniai erdvėjai. Ir atėjau papasakoti, kas įveikia, kas neveikia, kas yra svarbu. Atnešiau visą kiekį miklinukų, žinai, nes iš organizacijos galėdavom tą suteikti tiem vaikam. Ir įsivaizduok, aš ateinu viena ir prieš mane sėdi visa komanda. Ir aš taip galvoju, tai ir jie mane puola. Ir aš galvoju, tai mes čia bendradarbiaujam ar ką čia bandom. Nes jie pradėjo sakyti, kad ta mergaitė yra kalta dėl to. Jinai blogai iš esmės yra. Taip. Ir tada aš supratau ir sakau, galit man įvardinti, kokį jūs turit santykį su jie, būtent to dalyko mokytojos paklausiau, kokį jūs turit santykį. Jokio santykio ne. Supratau. Su ją neįmanoma. Taip, tai ir tada gausi taip, kad po to, supratau, kad čia bus sunku, nepasieksiu iš jų. Ir tada mes tiesiog su ta direktorė ėjom po mokyklą ir jinai man rodė viską, ką jie ten turi. Sensorinę erdvę, turi sensorinį, nežinau, koridorių, kaip čia pavadinti, kur ten yra sensorinės stotelės, kur parašyta, pavyzdžiui, čia sustok, čia pakvėpuok, čia sustok, čia pajudėk. Mes galėsim tu atskirti, kokia čia mokykla tai. Žodžiu, bet visą tą turi, tarkim, ir sako, mes čia labai nuostabiai tą taikom, labai veikia ir panašiai. Ir tada sako, aš dabar galvoju kiekvieną klasę sudėti, kad kiekviena klasė turėtų tuos širmastas. Kur kiekvienas galėtų pasimti ir pasidėti ir tada jo nedirgins, ypač darant lietuvių kalbą, ten matematiką, nes čia yra sudėtingiausi dalykai, kur sunku kartais būna išbūti ir tave dirgina aplinka ir kad užsidėt. Aš sakau, nuostabus dalykas, tikrai galėtumėt pritaikyti, sakau, o klausimas, koks yra požiūris jūsų mokytojų šitas širmų panaudojimą? Sako, bus sunku. Sakau, tai aš manau, kad jūs pirmą turit pradėti nuo požiūrio keitimo, o ne nuo širmų, nes čia ir yra problema. Tu gali viską sunešti klasę, bet jeigu mokytojas neturi to pamatymo, kad mes turim čia 25 skirtingus vaikus, tai mes nieko nepasieksim. Tarsi, aš sakau, kad tu gali įkurti pačią fantastiškiausią mokyklą, pačią tobuliausią, sensoriškai draugiškiausią, bet jeigu ten nebus sensoriškai draugiškų žmonių, tu nieko nepasieksi. Ir tu gali neturėti mokyklos mokyti vaikus miške ir turėti sensoriškai draugišką mokytoją. Nes visgi mes mokomės per santykį, per žmonės, nes kas tave mokina? Mokytojas. Tai jeigu mokytojas bus toks, kur čia šitam reikia ausinių, tai dabar manęs negirdės, čia šitam reikia nuo saulės akinių, tai tada manęs nematysiu jo akių. Ir supranti apie ką aš. Nes šiaip čia žmonės viską daro, nes sistema yra žmonės. Sistema yra, kad mes esam arba kažkokioj bendruomeniai, arba mes joje nesam. Ir ta pati autizmo konferencija nuostabiai atskleidė, kad tas pojūčio, kad aš priklausau kažkam, jautimas suteikia daug daugiau negu kažkas kitas, ne? Nes tik tada, kai aš jaučiuosi, kad priklausau, tada aš geriausiai galėsiu mokytis. Ir sensorinė integracija, o ne stimuliacija, irgi kuria tą jausmą, kad aš galėčiau kažkur priklausyti. Tai reiškia, kai aš atrandu savo klasį panašų į save, tai dėl to aš ir tampu su juo tikėtina vos negeriausių draugų, nes mes abu vienas kitą gerai suprantam, ar ne? Kodėl kartais mokytojai su vienais vaikais labai gerai sutarė? Nes jie turi daug panašumų, o su kitais yra sunkiau, nes aš dar netrandu mūsų sąlyčio taškų ir mums sunkiau kurti santykį. Tai grįžtant prie tų paprastų dalykų, aš kviečiu visada mokytojus, suraskit bendrų sąlyčio taškų su tuo vaiku, su kuriuo jums sunkiausia sukurti santykį. Tai reiškia, pasityrinėkim vienas kito pojūčius, ar ne, kas tave dirgina, kas mane dirgina, kas man teikia malonumą, kas tau teikia malonumą ir tikėtina, kad kažkur tu atrasi bent vieną sąlyčio tašką. Teisingai sakai, bet čia vėlgi grįžtam prie to, kad tai labai priklauso nuo mokytojo požiūrio. Taip. Ir mes galime sudėti visą dėžę visokių sensorinių dalykų ir mes galime susakyti viską, ką reikia daryti, bet viskas priklauso nuo mokytojo. Taip. Bet apie tą bendrystę ir tą priklausimą, tai labai irgi noriu paantrinti, kad ADHD žmogui, vaikui, asmeniui ir man suaugusiam, kai tu jauti kontaktą su mokytoju, kai tu jautiesi dalis klasės
ir tu esi ryšyje su mokytoju, tu viską dėl jo padarysi. Taip. Ir tu gali būti pats geriausias pagalbininkas, tu gali tu dėsi visas pastangas, kad tam mokytojui būtų faina ir kad atliksi daugelį užduočių ir padėsi, ir surinksi, ir nuneši, jeigu tu tik jausies priimtas. Taip. Ir čia, tai va čia ir yra, kad čia yra mūsų baziniai, net nesensoriniai, bet apskritai žmogiški poreikiai. Būti pamatytam, išgirstam ir suprastam. Čia net ir mūsų suaugusių yra labai svarbus šitie poreikiai. Tai kodėl mes negalim pamatyti vaikų? Mes galim turėti atskirą pokalbį apie tai, kodėl mes negalim pamatyti, bet kadangi kalbam čia apie sensoriką, tai man dabar tokia išvada peršasi, kad mes galim turėti begalybę priemonių, mes galim turėti visiškai pritaikytą mokyklą, bet viskas prasideda nuo mokytojo ir nuo ryšio ir nuo tų tokių emocinių dalykų. Pamatytas, suprastas, priimtas. Taip. Ir tada jau mes galime taikyti viską, nes kai mes pamatysim, suprasim, priimsim, mes rasim būdų tam vaikui padėti. Visiškai. Ačiū tau labai už pokalbį. Tikiuosi ir tikiu, kad mes turėsime jų dar daug. Kviečiu visus laikytis to supratimo, kad viskas ateina per ryšį, per santykį. Kviečiu visus mokytojus ir tėvus nepamiršti priimti, suprasti, būti ryšyje. Ir prisiminkite esminį dalyką, mes suaugę esame atsakingi už ryšį su vaiku. Ačiū labai, Giedrė. Ačiū tau. Kokią žinutę galėtum pasiūsti visiems padykusiam, nepatogiam ADHD ir autizmą turintiem vaikam? Vaikam? Kurie jaučiasi nepamatyti, nepriimti. Aš tai vienintelė žinutė, tai būti savim, ta prasme, nesislėpti. Ir būti savim ir garsiai išreikšti savo poreikį. Garsiai pasakyti, ko man dabar reikia. Tai jeigu vaikam. O suaugusiam? O suaugusiam, tai aš tai sakyčiau Tiberai mantra, pačia geriausia. Išlik ramus, nesvarbu kas, pamatyk poreikį, kuris lypi už elgesio, kaip ten toliau, nes kas jei ne tu. Bet kažką praleidau. Čia uždeda daug labai atsakomybės ir kitas išlik ramus. Ir, kaip ten, rask būdą, nes, ta prasme, ten kažkaip rask būdą ir tada galiausiai yra, nes kas jei ne tu. Ne? Man čia daug atsakomybės dabar tam suaugusiam. Tai. Bet jam atsakomybė visai ir tenka. Taip. Ką mes čia kalbam? Apie suaugusio atsakomybę. Taip. Gerai. Viskas, ačiū, mes baigiam stand-upą, kaip pradėjom, taip siūlau ir pabaigim. Neuroskirtingos šeimos, kreipiuosi į jūs. Ieškote erdvės, kur galite būti saugiai, nekritikuojami, ieškote erdvės savo vaikam, pabūti savimi, kai ką jums turiu. Ateikit. Odli erdvė Kaune. Čia vyksta įvairūs užsiėmimai, čia galite tiesiog atvykti ir pabūti, galite leisti savo vaikam būti nekritikuojamiems. Patys galite surasti draugų ir pabūti bendrystėje. Tai dar ne viskas. Ateikit čia. Ten yra erdvė tėvam, o čia yra erdvė vaikams. Ateik parodysiu, kas čia gero. Čia yra namelis, kuriame gali pasislėpti, kai pasaulis atrodo per triukšmingas ir per šviesus. Ten yra tylu ir jauku. O gal tau kartais patinka slėptis? Junkitės prie bendruomenės. Visą informaciją rasite socialiniuose tinkluose.